Tik kalbėkime mikrofoną. 3, Bandysiu. 2, 1. Sveiki. Sveiki. Labas, Paulina. Labas. Šiandien pas mus Paulina svečiuosi pirmą kartą. Kas nepažįsta, Paulina yra krosito atletė. Elitinio diviziono. Dalyvauja elitų. Buvau elite, bet neprisistatyčiau tai pirmiausia. Tai šiais metais Paulina savo dalyvavimą paaukojo, kad padėtų mums su organizacija. Paulina yra, sakyčiau, tarptautinės klasės teisėjai. Buvai Vengrijoje pasaulio čempionate teisėjai ir taip pat buvai dabar Europos čempionė Olandijoje. Ir ten Europos čempionė gavai kažkokią akreditaciją. Papasakok šiek tiek apie tai. Tarptautinės federacijos dabar yra padaryta, kad galima išsilaikyti pirmą levelį, antrą ir trečią lygį teisėjavimo. Ir aš gavau pirmo lygio atestatą, tai yra išlaikiau testą ir per Europos čempionatą Olandijoje buvau vertinta ir gavau atestatą, kad jau esu pirmo lygio tarptautinė teisėja. Lietuvoje yra dar tokių? Lietuvoje nėra. Oficialiai niekas neturi, yra kas yra išsprendę testą, ypatingai daug yra kas išsprendė seną testą. Pati federacija buvo žmogus, kuris atsakingas dabar yra už teisėjų ruošimą ir sakė, kad tie, kurie anksčiau yra išsprendę, jos jų nebegalios, nes iš naujo viską perdaro, visą sistemą, atsirado žmogus, kuris dabar bus atsakingas būtent už teisėjų ruošimą. Ir jie bandys, kad kuo mažiau liktų savanorių teisėjų, tokių, kur mums trūksta, tai gal tu pateisėjausi, gal mums trūksta, gal tu pateisėjausi, jie iš karto siūs kvietimus, ypač į tokius čempionatus kaip pasaulio, Europos, tokius svarbius, kad tie teisėjai, kurie turi akreditacijas, kad jie tik tai teisėjautų. Labai geras. Tai sveikinam. Ir šiais metais Paulina bus hedžedžė. Taip. Tai kas bus nepatenkintas, su norėpais ir taip toliau. Neieškokit Paulinos, rašysite apeliaciją, bet apie tai dar pašnekėsim. Gerai, tai ką šiandien susirinkom pašnekėt, tai pagrindė apie standartus, aptarsim visus workoutus, panagrinėsim klausimus, ką žmonės uždavinėjo per Instagram, per Facebooką ir kažkiek gal komentarų gausim, kaip iš hedžedžio, taip ir iš programingo kūrėjo Roberto. Taip, per daug gal neįlėkės labai didelės detalės dėl to, kad išeis ir vaizdo įrašas apie visus workoutus, apie flow ir apie standartus, kas yra gerai, kas yra blogai. Bet dalį kažkiek apčiopsim, tai gali būti, kad dubliuosis tą patį informaciją, ką čia pasakėme ir kas bus tam vaizdo įraše. Tai pradedam nuo endurance. Einam endurance per visas klasės ir tada einam prie kito workoutą. Ar pradžiai praeinam elitas visus workouts ir tada grįšim prie rūkio. Gal einam step by step. Tai endurance workouts jisai visiems flow yra panašus. Tai čia dar vienas įdomiausių klausimų, ką reiškia hintai. Gerai, tai pradedam. Čia nuo hintų reikia gal pradėti kiekvieną workoutą. Tai iš tikrųjų pirmasis hintas, tai 2 šoviniai buvo, sakyčiau, man vienas geriausių tokių, man labiausiai patikusių hintų, ką padariau. Nuo kurio viskas ir prasidėjo ir iš tikrųjų iš karto atėjo jau teisingi atsakymai į asmeninės žinutės. Tai kad bus 2 šoviniai, tai reiškia 2 pratimai. Skirtingo dydžio, tai reiškia, kad pranašumo turės didesnis atletas viename veiksme, mažesnis atletas turės kitame veiksme. Tuomet dainas iš Squid Games ir plus kaip ir pats šovinys, tai reiškia, jau jisai pasakė, kad bus dead by, tai reiškia, bus iškritimas. Tai šitas man taip labiausiai patiko. Dabar kaip paaiškinti, tai atrodo labai akivaizdu. Taip, bet iš tikrųjų daug kas ir parašė, tai parašė ne vienas žmogus, kad bus dead by. Tuomet parašė, kad vienas bus aukštesniam, kitas bus žemesniam ir vienas parašė, kad bus tikrai irklavimas. Tai ten sieja, kadangi endurance ir ten taip toliau. Tai buvo tų daug teisingų, tik tais į komentarus nenuėjo daug ten tos diskusijos ir gal todėl daug kas ir neišrišo, nesurišo ten to hinto.
Tai čia pirmas hintas ir tada galim kalbėti. Tai rungtis, ištvermės rungtis, workoutas flow nesiskiria tarp kategorijų, vienintelis skirtumas yra kalorijų skaičius ir burpių skaičius. Tai labai paprastas formatas, startuojam, kas 2 minutės turim pradėti naują intervalą, jeigu netelpi į tos 2 minučių langą, iškrenti. Tada daugiausia klausimų buvo turbūt dėl burpių standarto. Taip. Gal Paulina gali šitoje vietoje šiek tiek labiau paaiškinti, ko skiriasi tie mūsų crossfitiniai burpiai, kur atsispyrimas vyksta šiek tiek su viena, su kita koja ir ko skiriasi federacijos standartas. Pagal federacijos standartų būtina atsispirti 2 kojom. Tai yra, negali būti, kad išorinė koja pirma pakyla, per vidurį jos abi vienu metu ore, o ir po to nusileidi kaip nori. Tai pagal federacijos standartą turi abiem vienu metu. Viršui jokio skirtumo, gali sukryžiuoti, gali pašokti, suploti ir nusileisti gali kaip nori. Čia irgi susilaukiau, kad Europos čempionate leido daryti crossfitinius, ten kai daro tą kryžiavimą ir kaip stepą tokį atlieka. Tai tokių komentarų susilaukiau. Kryžiavimas leidžiamas ore. Jo. Kai stoviu ant žemės, kryžiavimas nebuvo leidžiamas. Taip. Galbūt jiem taip atrodė, bet aikšteliai turėjom 2 vyr teisėjus, kurie turėjo ne pirmą lygį kaip aš, o 2, 3, tai jie tikrai, manau, kad žiūrėjo į tai. Tai kryžiavimas leidžiamas ore. Ten irgi nėra taip, kad ten su slow motionu žiūri, ar čia atkilo 2 kojos vienu metu ar ne, bet turi būti aiškiai matomas judesys, jog buvo šuolis atliekamas 2 kojom, nes jau kalbam apie tą crossfitinį variantą, tai tenais matosi, jog koja viena yra nešokama, bet keliama ir tada su viena koja yra atsispiriama. Tas ir gaunas sukryžiavimas. O kai 2 kojom, tai gali vieną koją atkilt šiek tiek vėliau, nes nuo stovėsenos labai priklauso tas, bet matosi akimi, kad šuolis yra atliekamas 2 kojom. Jeigu gauni nuo repo šokdamas, tau reikia perdaryti visą judesį ar tik šuolį? Tik šuolį. Tai burpiai jau tau nereikia gultis ant žemės, bet tu gali šokti iš kitos pusės. Įsivaizduok, aš iš dešinės šoku į kairį, gaunu nuo repą ir dabar man, kad pakartot, kad gauti repą, man reikia tik tai peršokti atgal, ar man reikia grįžti atgal ir peršokti, ar reikia padaryti visą judesį nuo žemės. Gali iš kitos pusės. Gali iš kitos pusės. Tik tai, žodžiu, antro papildomo burpio daryti nereikia, reikia tik tai padaryti gerą šuoliuką. Ja, tai čia yra svarbu. Čia tiek laiko nesuvalgysi, jeigu gausi nuo repą. Tai burpis jau padarytas. Tada kitas klausimas buvo, ar aš galiu šokinėti ne šonu, o šiek tiek gal veidų į roverį. Šokinėti taip, tikrai taip. Burpį patį darant, buvo parašyta lateral burpį, facing monitorių, žiūrint veidų. Negali šokinėti nugarą į monitorių. Turiu matyti monitorių, turi būti pasisukęs, negali abu pečiai rodyti pilnai į roverį. Va taip jau pasakyti. Tai reiškia, taip 45 laipsnių kampas jau čia jau būtų, kad abu pečiai žiūri į monitorių. Tai iki tos ribos, tai reiškia, šiek tiek galima skirtuoti. Šiek tiek 5 laipsnių aš galiu būti pasisukęs. Ne, šiek tiek M5 jau gali būti jau viskas tas ribinis, kur tau duos repą arba įspėjimą, bet iki 40, sakykime, šiek tiek pasisukti skersai galima. O pats šuolis gali būti, kad ir visiškai atsistoju priešais irklavimo aparatą veidų į rėmą ir šoku šitaip. Kraniuką nulins teisėjai? Taip. Kraniuką nulins teisėjai. Workouto pradžia sėdint ant roverio, ar dar šito nežinom? Sėdint ant roverio. Bus sėdint ant irklavimo aparato, kojos bus nuleistos ant žemės, tai nebus įstatytos į už dirželį, nebus iškištos. Čia kiekvieną intervalą? Ne, pirmas intervalas. Tik pirmas intervalas. Antrą intervalą tu jau gali sėdėti roverį, bet vienintelį, kad negali rankenos paimti anksčiau laiko. Supipsi laikas, tik tada paėmė rankeną. Ir aišku, negali atsistoti nuo roverio, kol nepamatysi kalorijų skaičių. Tu gali patraukti, neirklot, laikyti roverį, laukti, kol susisuks kalorijos, susisuka, padedi. Rankenos įsivaizduoju irgi mes negalima, turi padėti gražiai į atgal į pazą. Kada skaičiuosi paskutinį burpį? Pavyzdžiui, eina laikas, 9 sekundę, aš pašokau, aš esu ore, užskaitys tą burpį ir neužskaitys. Kada skaitosi burpio pabaiga? Kai abi 2 kojas nusileido ant žemės? Kiekvieno repso pakartojimo pabaiga skaičiuojas, kai abi kojas nusileido, bet jeigu netyčia taip nutiktų, galbūt teisėjas nepamatys tos milisekundės, nes tas nusileidimas yra labai greitas. Tai čia... Jeigu aš nusileidau 0-0? Manau, kad užskaitys. Visą laiką bandysim, kad atletui būtų naudingesnis sprendimas, bet jeigu matysim, kad piktybiškai kiekvieną intervalą va taip daro, tai gali būti ir jau nurepas.
Tai ką labiausiai norėtume, kad nebūtų taip, jog teisėjas ten vienais metais čia buvo, kad teisėjai vos nežiūri į pakartojimus, bet žiūri, ieško klaidų ir kad kuo vos nedaugiau duotų ten tų no-repų. Tai ne tam teisėjas turi stovėti aikštelėje, bet jisai turi... Teisėjo darbas yra patvirtinti gerus pakartojimus ir užtikrinti, kad kiekvienas atletas gautų vienodas sąlygas varžymuisi. Tai kadangi aš perėmiau šitą darbą, paruošti teisėjus, aš stengsiuosi, kad visi teisėjai nesinaudotų savo praeitą patirtim, kad aš kažkada dariau pagal tokį standartą, bandysiu, kad visi tai, ką turim, ką su Robertu suderinom, visus standartus, flow ir panašiai, kad visi vienodai vertintų. Kuo vienodžiau. Jeigu kažkas ne taip, visą laiką galima kreiptis į mane, aš pakalbėsiu su teisėjais, pakeisim, pažiūrėsim, peržiūrėsim įrašus, visą laiką stengsimės, kad viskas būtų vienodai. Ir jūsų rezultatas, jeigu nuėjo iki galo, tai kiek padarė burpių paskutiniam ratui? Jeigu nenuėjo iki paskutinio rato, tai arba kalorijos? Ne, tada visų repų suma. Ir irklavimo suma, ir burpių. Ir burpių, taip. Labai paprasta. Visko suma. Kiek iš viso repsų gausi, neskaičiuoji? Neskaičiau. Apie 300 kažkur. Daugiau? 10 raundų po 30 grubiai. Apie 300 kur. Daugiau. Daugiau. Vien iš irklavimo jau gausis 300 jau kažkiek. Tai daug, labai pakartojam daug. Gal žinai, kokia vertinimo sistema bus? Už pirmą vietą gauni 100 taškų ar vieną? Kaip cirklė. Gerai, tai mano sumanimas buvo, kad būtų į didesnę pusę, tai kad gautų visi nuo 100. Bet neišsipildė viena vizija su bodyweight workoutu ir tai prarado esmę ten to rinkimo į didesnę pusę ir dabar jau nežinau, kaip bus suprogramuota ar didesnė ar mažesnė pusė. Čia šito jau neatsakysiu, bet planavau, kad būtų kitaip. Kai būsim prie bodyweighto, galėsiu pasakyti, ką norėjau padaryti, kad būtų kol kas pirmą vietą 1 taškas. Taip, sakėjim dabar, kad 1 taškas, bet nebent tu žinai, kaip bus. Dar turėsim pokalbį su tuo žmogum, kuris mums workoutus, nes naudosim naują Circle 21 sistemą, tai kad gyvai rezultatus matytų. Taip. Tai ten nežinau, kaip tiksliai bus, bet dar su jo turėsiu pokalbį, tai tada išsiaiškinsiu. Ten yra, kadangi, taip sakykime, tai yra nauja platforma ir jinai neturinti daug dar tų opcijų, kaip išskaidyti taškus, tai ten viskas automatizuota yra, tai ten gal dalina arba, sakykime, pirma vieta 1 taškas, antra vieta 2 taškas, arba galima paimti iš dėsnės pusės, bet tada dalina per visus, ten, sakykime, jeigu yra 100 taškų, 30 atletų, tai ten kiekviena vieta -3, vos ne taip. Ja, čia gal smagiau. Tai, bet negalima atsakyti dabar, kaip tenais konkrečiai bus. Didelį skirtumą jau nebesudarys. Gal iš karto apie apeliacijas pakalbam, kad jau žodžiu, čia iš Olandijos tokia yra patirtis. Dabar, jeigu tu turėjai kažkokių ginčių su teisėju, ar tu buvai nepatenkintas teisėjavimu, ar galvoji, kad tave nuteisėjavo, tai po workoutą pačioje programėlėje Circle 21, dabar neatsimenu kiek, man atrodo, 30 minučių iki po workoutą, nebuvai susirinkime. Žodžiu, bus kažkoks laiko tarpas po workoutų, tai nebus neribota, kai jūs galėsit paduoti apeliaciją. Užpildyti anketą ir ta apeliacija bus mokama. Tai bandom save apsaugot, kad būtų kuo mažiau darbo, kaip praeitais metais ten po kiekvieno workouto kreipėsi po 20-30 žmonių dėl vieno kažkokio norepo ar dar kažko. Tai apeliacija bus mokama, aš dabar nežinau, kiek jinai kainuos. Olandija kainavo apeliacija 100 eurų, tu sumokė 100 eurų, tada tavo apeliaciją peržiūrė. Jeigu tu buvai teisus, tau gražino pinigus ir gražina tau repsus. Jeigu tu buvai neteisus, pinigus tau negražina. Ir visi pinigai, kiek atsimenau, kalbėjom su prezidentui, bus aukojami kažkokį fondą. Ar Ukrainai, ar dar kažkam. Apie tai dar gal atskirai pakalbėsim ar parašysim. Apeliacijos mokestis 25?
Kažkas to. Dar nebuvo kalbėta. Dar ne. Bet atletas turi suprasti, kad jeigu mes nagrinėsim apeliaciją, tai bus peržiūrimas visas vaizdo įrašas ir gali būti, kad dar mažiau repsų gausit, jeigu iš tiesų teisėjas jums priskaičiavo negerus repsus. Tai gali būti ir ne tas pats rezultatas, o dar mažesnis. Taip pat negalima apeliuoti kitų atletų. Jūs galite apeliuoti tik tai dėl savo norepsų. Jeigu aš mačiau, kad Robertas šalia norėpino, aš nieko su to padaryti negaliu. Su to susitikim. Čia yra ne mūsų noras, čia yra tarptautinė praktika, tai yra kaip yra, turim žaisti pagal taisyklės. Good? Taip. Žiūrėjom toliau. Antras workoutas yra jėgos workoutas. Antras jėgos, tai nuo hinto. Hintas buvo kažkoks čiumpamčiukas lipantis į virvę. Ne, tenais iš tikrųjų visuose hintuose muzika. Kas nieks neklausė. Jo, daug kas žiūri įrašus Instagram'e be garso, tai todėl nepagauna dalį ten tų užuomino, bet daina buvo įkelta sunkiatlečio. Jo, čia yra Zach Talandris, country atlikėjas, jis buvo sunkiatlėtis ir veda savo YouTube kanalą apie sunkiatlėtiką. Bet čia, kiek žmonių žino tą Zachą? Jo, bet čia buvo tokia labai aiški iš karto. Kai tu pasakėjai, tai iš karto gali susijęti, kad tai yra sunkia atletika. Ok, daug kam ne naujiena ten su sunkia atletika, kad bus jėgos rungtis, bet iš vaizdo įrašo daug kas pradėjo galvoti, kad tai bus thrusteris ir dar kažką. Tai dėl dainos tu jau galėjai atmest thrusterį ir palikti, kad tai yra sunkia atletika. Tada snatch, angliškai tai tas gali būti vertimas į vagystę, vagis. Ir kas žino tą filmuką, tai tas Gru yra vagis. Tai čia buvo ta pirmoji, iš tikrųjų, linku ir vedžiau, tai kad tenais yra vagis, du broliai, dviniai, du veiksmai, snatchas, clean jerkas, kyla aukštyn į viršų, tai reiškia, kad bus laderis. Jo, tai čia buvo ta tokia mano kuriama užuomina. Prezidentas kaus padarė. Ne kiekvienam, tik vienam atnešė. Visiems reikia gal. Gerai, dabar workoutai skiriasi, pradėsim nuo elite. Tuoj. Ir čia daugiausia klausimų turbūt buvo. Žodžiu, ką reiškia laderis? Ir laderis reiškia, štangos bus iš anksto sustatytos aikštelėje. Taip. Kiekvienas svoris turės savo kvadračiuką, savo zoną. Ribas, taip skiriam. Žinai, kokią atstumą, dažniausiai 2 ant 2 metrų. 2,20. 2,20 ant 2,20. Jo, tai visą veiksmą tu turi atlikti tam kvadračiuke. Vienam kilimui turi 30 sekundžių, po 30 sekundžių turi 10 sekundžių transitioną, reiškia, tu iš vieno kvadrato perini į kitą, atletas, kuris buvo į priekį, stumėsi į priekį ir jūs einat ratu. Čia labai svarbu greit judėti, jo, kad teisėjai sužiūrėtų, kad nieks neužsiliktų. Įsivaizduoju, kad keldamas negali išeiti iš savo zonos, jeigu išeini, turbūt gauni nuo repą. Kas dar yra svarbu, judesį turi atlikti iki intervalo pabaigos. Jo, kartais standartuose būna, kad tu, jeigu pradėjai kelt, tau leidžia pabaigti judesį iki galo, čia negalima, tai judesys jau ko gero jau turi būti užfiksuotas virš galvos ir turi tilpti laiką. Kas dar? Dėl tokių bendrinių klausimų. Snatchas iš hengo variacijos negali būti. Snatchas atliekamas nuo žemės vieno judesiu virš galvos. Tai gali būti power snatch, gali būti squat snatch. Gali būti muscle, gali būti split snatch. Žodžiu, snatchų metu štanga neturi sustoti niekur pakeliu. Turi būti vientisas judesys. Nuo hengo irgi negali sustoti ir out. Štanga visą laiką turi judėti į viršų. Snatchas. Clean and jerkas, būtinas kontaktas ant krūtinės. Jo, jūs negalite vienu judesiu štangą iškelt virš galvos. Cleanas gali būti power cleanas, gali būti muscle cleanas, squat cleanas. Thrusteris gali būti? Ne. Thrusteris negali būti, tai reiškia po cleano jūs turite išsitiest, užfiksuoti štangą ant krūtinės, parodyti pilną išsitiesimą ir tada daryti jerką. Jerkas gali būti split jerkas, squat jerkas, push pressas, strict pressas. Žodžiu, shoulder to overhead. Viršų pilna fiksacija. Viskas, labai paprasta. Dabar dėl svorių. Dabar, pavyzdžiui, dar gal jau, kadangi kalbam apie tai, galim pakalbėti, reiškia, darau snatchą, neužbaigiau intervalo, reiškia, misinau. Tai aš pirmas, davai, gerai, imam pavyzdį, kad būtų aiškiau. 70 kg, pirmas svoris. Aš ateinu ir 70 kg aš nepasnečinu. Kokie mano tolimi veiksmai? Tu gali bandyti antrą kartą ir trečią kartą, jeigu tau užtenka to laiko. Žodžiu, per 30 sekundžių aš galiu snečinti tą svorį, kiek aš noriu. Taip. Jeigu aš nepasnečinau ir mano laikas pasibaigė.
tu eini prie sekančio svorio ir jau tada privalai daryti clean and jerką. Ir aš padarau 80 kg clean and jerką ir daugiau aš neeinu, tarkim, tai mano rezultatas 0. Ne, 80. Ir... 0 plus 80. Taip, jeigu taip už snatchą aš gaunu 0 ir už clean and jerką aš gaunu 80. Taip, aš nežinau, kaip bus į Circle bus įrašyta bendra suma. Bendra suma, bet turiu minį kaip pavyzdys, ten ar bus 80, nes gaunus bendra suma 80 ir skliausteliuose 0, ar bus tas skliausteliai, suprantit, nes tai breikas. Mes turėsim 2 rezultatus, tai pagal scorecardą mes bandysime padaryti, kad galėtume įrašyti ir snatcho svorį, ir clean and jerko atskirai. Taip. Jeigu norim, galima padaryti tai matoma ir atletams tam rezultate. Jeigu galima padaryti, kad būtų, tarkim, 0 plus 80 ir turi 80. Taip. Gerai. Toliau, generuojam situaciją. 100 kg snatchas. Aš pasnatchinau. Taip. Ir aš daugiau nebenoriu snatchinti. Aš einu prie 110 kg. Taip. Ir 110 kg aš privalau clean and jerkinti. Taip. O jeigu aš 110 kg aš pabandau pasnatchinti ir man nepavyksta. Ir jeigu tu nori, tu gali tuo paties intervalo metu jau atlikti clean and jerką. Bet jeigu aš nenoriu, aš galiu tu gali prie 120 ir tęs nuo tenais clean and jerką. Bet jeigu, čia irgi reikia suprasta, tai reiškia, žmogus neprivalo intervalo metu po nesėkmingo snatch bandymo atlikti clean and jerk. Bet jeigu jis sekančio svorio nepadarys clean and jerko, tai jo suma bus tik tais iš snatcho. Gerai, tokia situacija. Kaip aš daryčiau? Aš pasnatchinau 100 kg, einu prie 110, 110 aš nesnatchinau ir neclean and jerkinu. Aš galiu prie 120. Jeigu nebuvo bandymo jokio atlikti veiksmo, tai reiškia tenais tu pabaigai savo darbą, viskas. O kas yra bandymas? Aš ateinu, padarysiu pulą, čia bus kaip bandymas. Taip. Neatskirsi, kas yra realus bandymas nuo simulacijos. Bet jeigu tiesiog atėjo ir va taip nesąmoningai net bando, net neliečia štangos, tai viskas. Žodžiu, turit parodyti kažkokį efortą. Taip. Gerai. Kaip tu galvoji, iš vyrų bus kas 120 pasnatchins? Kirilovas yra. Kirilovas. Bus taip, kad labai maži tarpai, mažai poilsio. Taip, čia bus šiek tiek kitaip, gal nelabai reikėtų įsivaizduoti, kad daug kas dais iki savo makso ar net padarys savo pierus kažkokius, nes intensyvų bus ir per mažas laiko tarpas bus tarp kelimų, bet galiausiai tiek laimės tas, kuris turi daugiausiai jėgos. Tikrai taip. Niekur nepaslėps. Tik labai įdomu, ar bus kas padarys 100 šiam iš vyrų. Clean and jerką? Taip. Nemanau. Kiek tas Kirilovas gal gali? Labai didelį šuolį, 100 kem, 100 pam iš karto. Taip. Pasijaust. Bet man atrodo, kad jisai 100 šiam sportuoja ar nesportuoja, jisai 100 šiam par klina ar ten klina. Važinamės. Nealkoholinis koronas. Aš esu už tai, kad jisai bent klina padarys. Šiam? Taip. Sakau, kad nepadarys. Lukai. Gerai. Su Elite maždaug, aišku, kokie dar buvo klausimai pagrindiniai. Jeigu džerka padarė kliną, darė džerką, nepadarė, štanga nenukrito, pasiliko ant pečių. Gali perdaryti tik džerką. Taip. Gali perdaryti tik džerką. Aha, tada. Net jeigu teoriškai štanga nukrito ant pečių ir neišlaikė ir nuleido apačion, bet liko rankose, gali iš jango perdaryti klyną, nepadėjus ant žemės ir tada daryti džerką. Kol štanga nenukrito ant žemės. Abejoju, ar tai padarysim, bet po nesėkmingo džerko retai, kada pamatom antrą sėkmingesnį džerką, bet visko gali būti, pas merginas visko gali būti. Dėl tų presautų, kur sunkiau atletikoje, tai čia krosite tokios taisyklės nėra. Jeigu jūs pagavot štangą šiek tiek ant sulenkto ranko ir daspaudėt, sunkiau atletikoje tai būtų nuo liftas, tai krosite čia yra viskas gerai. Vienintelį, ko negalima snečio metu, negali tas įstoti ant kelio ir paliesti su keliais. Ir klyno metu, jeigu paliečiam su keliais. Kaip dėl klyno metu, jeigu alkūnis liečia kojas?
jeigu akivaizdžiai matos, kad atletas atsirėmė, būna, kad atsirėmė, ten pasitaiso, kad suportą duoda, tada nurepas. Jeigu netyčiai palėtė alkūnės, jeigu tiesiog priliečiau, kaip būna Maikė, kažkas tokio, viskas ok. Tu negavai papildomos atramos kelius. Tai čia yra viskas ok. Dar kažką norėjau. Dėl clean and jerko tuoj išklausimų gal. Didelis prašymas būtų atletų neužsibūkyti aikštelį. Dėl fiksacijos. Tai reiškia, atliko clean and jerk, sakykime, pradėkime nuo snečio, atliko snečą, kad sportininkas pakėlė, jis negali iš karto numest svorį, tol kol negavo, nesulaukė iš teisėjo komandos, kad jis tai gali padaryti. Tai aišku, ten ant tų lengvų svorių, jeigu ten būna, kad kartais iš adrenalino ten žmogus atėjo, ten greitai pasnečino, ten vos ne iš karto numetė, tai teisėjas ten tau ten duoda pastabą, nereikia iš karto perkelt, bet jeigu jau kalbam apie sunkesnius svorius, jau tokį bandymą gali ir neužskaityti teisėjas, jeigu dar tuo labiau matėsi, jog nebuvo visiška kontrolė su tam judesį. Dažnai būna dar, kai padarai PR, apsidžiaugi ir iš to džiaugsmą iškart meti štangą ir gauni. Taip. Aišku, greičiausiai, kad neturėtų labai ten skalpuoti už tokius ten dalykus, ten kaip žmogiškai. Tai čia jūs nieks ten neprašys stovėti 10 sekundžių su ta štanga, bet turit sulaukti vis tiek komandas. Tai ir būtų aiškiai kontrolė, kad laiko buvo sėkmingai atliktas kėlimas. Taip pat, jeigu liftas yra sėkmingas, štangos negalima mesti už nugaros. Jeigu numetat už nugaros, jūsų pakartojimas yra anuliuojama štanga, turit mest priekį, kontroliuojant saugiai, kad jinai neiššoktų į sektorius. Aš įsivaizduoju, irgi numetat ir štanga šoka į sektorius, tai irgi bus nurepas, tai palydėkit, pristabdykit rankom. Tai čia tas nesportinis elgesys. Nesportinis. Turėkit omeny, kad atletas eina iš paskos, atletas eina į priekį, tai daug žmonių teisėjai, tai saugokit vienas. Tai negalima leisti štangos taip, kaip tu leidi, kur taip palydė, kad štanga tau iki akių lygio atgal sukyla. Taip, aš čia taip tik per treniruotis varžybose, aš esu pavyzdingas atletas. Gerai. Keliaujam prie rūkį ir prie... Nes šitas lederis, jisai tik tai svoriai skiriasi tarp sporto meistersų ir paauglių, Taip. O rūkį ir vaikai ir meisters 50 atlieka kitokius veiksmus. Kitus veiksmus. Pavargau kalbėti. Pasakykit jūs, koks yra rūkį workoutas. Tai ne tik rūkį, bet čia kaip ir sakiau ką tik ir kitų, tai yra deadliftas plus hang cleanas. Paprastai tai reikėtų matyti tą kaip tiesiog hang cleaną. Tas deadliftas yra šitas tiesiog, kad negalima judesi pradėti nuo žemės, sustoti ties keliais ir tada tęsti aukštyn į viršų. Tai reiškia, kad reikia pilnai išsitiesti. Parodė, kad pilnai išsiteisė, teisėjas ten žodinis arba ten su ranka rodo, kad tęst judesi ir tada atlieka hang muscle cleaną, hang power cleaną, hang squat cleaną. Ir 3 intervalai. Geriausias rezultatas iš 3 intervalų yra jo rezultatas, tiebreakeris yra antras pagal gerumą rezultatas iš kito intervalo. Tai vienam intervalui duodama 60 sekundžių, per 60 sekundžių jūs galite daryti kiek norit bandymų? Ne, 2 bandymai. Okay, tai va, čia bus dabar parašyta prie aprašymo, kaip tai atrodys. Per intervalą bus galima kelti tik tais 2 kartus. Galima kelti tą patį svorį, jeigu buvo bandymas nesėkmingas, arba galima labai mažą korekciją daryti aukštyn arba žemyn. Maža korekcija yra 1-2-5 ant vieno šono ir ant kito šono merginom, vyram 2,5 ant vieno, 2,5 ant kito šono. Maža korekcija aukštyn arba žemyn. Tai sakykim, 35 klynino užklynino, galiu iš karto užsimesti. Galiu dėti 37,5 gaunas. Keliu ir turėsiu iš to ir pasiim pakeliu, tai iš to intervalo mano geriausias kelimas buvo 37,5. Jeigu antrojų intervalu nepakėliau sekančio svorio, trečiojo intervalu nepakėliau irgi jokio svorio, mano rezultatas yra kiek? Dabar 0. 37,5. Tas pirmas. Pirmas, bet aš antro kaip tiebreakerio aš neturiu, nes iš intervalo išeina tik vienas svoris.
Supratau. Tai čia irgi yra tokio šiek tiek žaidimo ir strategijos ir pagalvojimo, kaip reikia kelt, kad turėčiau 2 pakankamai aukštus rezultatus, kad nueitų ir į tą One Rep Max. Tai ko gero, per visą workoutą aš turiu 6 bandymus. Taip. Jeigu nori didesnį žingsnį daryti, nei 2,5 kg, turiu sulaukti kito intervalo. Ir ten Per poilsį galiu daryti bėlė kokį šuolius aukštyn ar žemyn, nesvarbu kiek nėra apibriešta, bet per intervalą yra tik tais maža korekcija aukštyn arba žemyn, kur pasakiau. Good. Pirmą kartą tokį girdžiu, bet atrodo fainai, tokia maža korekcija padaryti. Tai čia iš tikrųjų gal buvo taip, kad ne iki galo yra aiški ta mūsų rūkį divizija ir kokie bus žmonės ir kiek jie patys žino savo ten tuos One Rep Maxus ir taip toliau, tai kad jie galėtų, šiek tiek turėtų daugiau laisvės, bet jeigu duosi kelt jiems neapibrieši, kiek kartų gali kelt, tai tenais neaišku, kiek jie ten kilnos. Jeigu duosi tik tais vieną kėlimą ir jeigu jie važiuos per saugiai, tai tada irgi gal neparodys ten tų gražesnių vaizdų ir žiūrovam, o kai jie turi galimybę 2 kėlimai tik tais, tai gaunas viso, taip 6 per tuos 3 intervalus ir turi mažą korekciją aukštyn žemyn, tai yra, taip, sakykime, saugiai iš jų pusės ir žiūrovam bus smagiau žiūrėti. Tai manau toksai. Čia kilimas irgi turi būti atliktas iki intervalo pabaigos. Taip. Negali pradėti ir ten dar laikyti ore, štangą hengia, laikas eina. Taip. Negali. Gerai, sustok. Dabar dėl hengo įdomi detalį vakar pasakėjai. Pagal funkcinio sporto standartus hengas yra... Iki kelių. Bet kur nuo klubo? Negali nuleisti štangos žemiau nei keliai. Taip. Jo, nes mes kai treniruojamės būna low hang, high hang, mid hang, tai low hangas negalimas. Čia, kaip ir dauguma trenerių pasakytų, kad visi tie low hang, high hang, hip hang, tas yra tiesiog treniravimosi būdas, kaip tau efektyviau pakelti klyną. Bet hip hangas galimas. Galimas? Galimas. Žodžiu, ne žemiau nei keliai štanga turi atsidurti. Keliai yra aukščiau. Dauguma iš ten ir klynina. Taip. Mažai kas ten iš ten klynina. Dar vienas dalykas dėl komplekso. Tai gali būti no rep, tai yra, kai tau reikės perdaryti tik vieną pakartojimą, tai pavyzdžiui klyną. Ir gali būti no complex. Tai yra, kai tau reikės perdaryti viską. Tarkim, dariau squat klyną, keliukas ant žemės, iš karto no complex. Gerai. Nes iš karto turiu padėti štangą žemyn, atsistoju, perdarau klyną. Bet padarė deadliftą, bandė paklyninti, nepaklynino. Ir dar kartą gali nuo klubų klyninti. Okay. Taip, nebūtina štangos nuleisti žemyn. Ja, tai neskubėkit mes štangos, klausykit, ką teisėjas sako. Gal jums klynas yra sunkiau, gal jums deadliftas yra sunkiau nei klynas, tai, tarkim. Okay. Bet turbūt lengviausia numesti štangą ir padėti iš naujo. Čia būtų logiškiausia. Kokių dar čia gali būti klausimų? Manau, kad tiesiog reikia, kai išeis tas flow, kad pasiskaitytų ir suprastų, ką reiškia ta maža korekcija, kad iš karto būtų pasiruošę planą, kokie tie svoriai bus, kaip blynais dėsis, kad nebūtų taip, kad užsidėjo 37,5, padarė ir vėliau bando padaryti 42 ten, sakykime. Tai jau per intervalą, tai reiškia, jau bus per didelis šuolis, nes galima tik maža korekcija. Tai va čia reikia nepasimesti. Jau aišku, kokie bus svoriai, kokie žingsniai aš galiu eiti. Koks yra mažiausias žingsnis? 1 kilogramas? Tai vyrams 2,5 mažiausias žingsnis? Ne visiems, realiai, nes turiu minį, kokie yra komplektai svorių. Jo, ar galėsiu užsidėti 1 kilogramą? 1,25 yra moterų, nebūtinai moteriam, visiems. 1,25 yra mažiausias blynas vienam šonui. Tada eina 2,5. Taip. Ir tada jau eina 50. 101 kg aš negalėsiu. Man galėsiu arba 100 arba 105. 100 arba 102,5. 1,25 ir vyrams ir moteriams. Taip, gali naudot, bet čia jau kalbam apie tą jau galutinį rezultatą. Ten kaip kas strategos. Aš kalbu, kad mažiausias šuolis, tiksliau didžiausias šuolis vyram yra 2,5 ant vieno šono ir ant kito šono, bet gali jie daryti ir 1,25, jeigu nori. Moteris tokios opcijos neturi, jos gali tik tais 1,25 per korekciją daryti. Ant vieno šono ir ant kito. Nice. Good. Paulina, 90 padarytum? Hang cleaną? Ne. 8?
Aš esu padarius 8,5. Turbūt rūkį laimėtum gal. Irgi klausimas buvo čia, kur dabar ką tik uždavė, 2 netgi buvo tokie klausimai. Jeigu aš su snatchu nueinu iki paskutinio svorio, ar man vos ne yra užskaitomas clean jerkas? Aš manau, kas šiam pasnečiams tiesiog gali paskelbti varžybų nugalėti. Realiai, iš vienos pusės taip, bet dabar jeigu imam moteris ir sport kategoriją, jeigu yra 2 moteris, kurios planuoja uždaryti snatch su paskutiniu, tai reiškia, jas atskirtų tik tai clean jerkas, ar spėjo padaryti, ar nespėjo padaryti. Tai privalai po snatcho vis tiek atlikti ir clean jerką, nes tai rezultatas yra 2 suma. Nebus užskaitomas kėlimas, sekančio veiksmo, nepaisant to, kad tu padarai paskutinį kėlimą. Gal netgi šiek tiek strategijos reikia. Taip, gal paskutinį svorį nevertas snatchint, o pailsėti ir padaryti clean jerką. Gal taip. Jo, plus nėra lengva daryti iškart clean jerką su dideliu svoriu, kai prieš tai daryti tik tai snatchis, kartais sunku taip labai greitai persirinkti kitą judesį. Tikrai taip. Nice. Einam prie trečio workout. Taip. Trečias workoutas. Bodyweight. Hintas. Buvo stičas. 4 rankos. O muzika? O muzika buvo jump. Tai reiškia, yra šuliukai. Taip. Bet jų čia nėra. Yra. Tai box jump overį. Nu, tai box jump overį. Okay. O ką reiškia 4 rankos? Ten buvo, jeigu neklystu, jump around, nu tai tas box jump over, kad tu peršokiai kitą pusę. Ką tos 4 rankos reiškia? Tiesiog, kad iš tikrųjų... Tiesiog fainas paveiksliukas. Ne. Tas stičas, tai jisai yra labai toksai chaotiškas animacinis personažas. Jis ten laksto, ten šokinėja, stripčioje, ten beleką viską daro. Tai ir pats tas workoutas, jisai toksai bus tiek sportui, tiek elitui, kad jisai daug judėjimo bus tokio, kad pirmyn atgal, ten plus dar kūgio pernešimas, tai tos lėkštutės, žymeklio, nežinau kaip čia aiškiau pasakyti visiems, pernešimas, nu tai bus ten to tokio chaotiškumo. Konas, kūgas. O tai tos 4 rankos realiai buvo, kad gal man taip, kad su tuo handstand push-upu asocijavos. Ir iš tikrųjų čia tas part B tai turėjo būti svarsčiau tarp 3 ratų, tarp 4 ratų ir tarp 6 minučių MREPO. Tai buvau radęs netokį fainą nuotrauką su 6 rankom, tai būtų labai... perdaryti workout. Būtų asocijavę ir labiau ten su tom 6 minutėm antrą dalim, nu bet ten, nu žodžiu. Tai ne pats geriausias hintas, bet kažkas. Bet smagus paveiksliukas. Aš kaip pirmą šitą kartą workout, dabar apylytas kalbam, yra iš 2 dalių, part A, part B. Part A yra 30 strict handstand push-upų vyrams, 25 moterim. Ir antra dalis 3 raundai laiko į 20 tūstų barų, 12 box jump over. Buvau tikras, kad part A yra bainas ir tu turi privalai padaryti 30 handstand push-upų iki 2 minučių, tik tada gali eiti prie antro. Galvoju, va čia tai jau lygis. Pasirodo, tu šiek tiek nuleidai kortelį. Jo, bet čia kur sakiau, kad ką norėjau padaryti, tai aš Norvegijoje per pasaulio čempionatą buvo taip, kad su ringmas lapais. Nebepamnu, ten 90 sekundžių gal buvo MREPas. Ir jeigu padarai taip sąlyginai mažai ten tų ringmas lapų, negauni iš viso taškų. Išdalino tik 50 taškų. Pirmiems ten kažkiek rezultatų. Gal 15. Tai mano čia mintis ir buvo, kad taškai būtų irgi dalinami, kad vyrams tai, kad būtų pagal tai kelintą vietą užėmė, ten kas 3 nusiminusuoja ir ten gaunas, kad nuo 18 ar nuo kelinto vyro negauna nei vieno taško. Tai gaunas, kad visi privalo labai stipriai stengtis šitoj daly, kad gautų bent kažkiek taškų. O moterim norėjau, kad būtų kiek padarėjai repsų, vienas repsas yra 2 taškai. Tai reiškia, padarėjai 25, 50 taškų, jeigu padarėjai 0, gauni 0 taškų. Tai norėjau tokį, kad padarytų, bet per mažas laiko tarpas, kad įdiegtų tokį į platformą ir kad ištestuotų ir kad tikrai veiks per čempionatą. Bet man taip, kaip atrodo, tuo metu buvo 5 ar 6 merginos tik užsiregistravosis ir taip galvoju, jeigu yra pirma vieta gauna 1 tašką, 5 vieta gauna 5 taškus.
5 vieta nepadarė nieko ir jinai gauna sąlyginai vis tiek, per daug iš jos netimta yra ir jinai vis tiek pilnai kovoja ten vos dėl podiumo. Bet jeigu būtų renki taškus kuo daugiau ir tu iš pirmos A dalies gavai 0, kai kita gavo 50 taškų, belekiai pakeičia. Realiai tau taip negražiai sakėjim, bet taip sugadintos varžybos podiumas atimtas dėl vienos dalies. Tai labai norėjau šitos, bet ne dėl techninių trikdžių gavos, kad tiesiog bus gražiai dalinami taškai visiems. Po 50, žodžiu, jeigu tu laimėjai... Ne, čia nebus 50, okay. Čia bus tiesiog 2 skirtingi taškai, tai arba bus 100, arba bus nuo 1 iki paskutinės vietos. Okay. Jo, tai kaip ir sakėm podcast'o pradžioje, kad dar neaiškus rezultatas bus, ar nuo mažiausiai, kas turės mažiausiai taškų, tas laimės, ar kas turės daugiausiai taškų laimės. Bet visi gaus taškus. Ir čia bus 2 rezultatai iš šitos dalies. Tai pirmas rezultatas yra arba laikas, per kiek padarėjai handstand push-upus, arba pakartojimus skaičius. Antras, lygiai tas pats, jo, arba laikas, per kiek padarėjai, arba pakartojimus skaičius. Gerai, jeigu aš padarau, tarkim, 30 handstand push-upų per minutę, tai reiškia, aš minutę laiko turiu poilsį. Taip, tai tu lauki iki 2 minutės. Iki 2 minutės, o tas, kuris darė ir ten skim padarė paskutinį, ten nesvarbu kelintai handstand push-upą ties minutė 58, jis iš karto perina į B dalį ir jam nėra jokio papildomo poilsio, visiems nuo 0-2-0-0 prasideda antroji dalis. Gerai, dėl standarto strict handstand push-upų yra iškilinė, jo, pagal funkcinio sporto yra... Ten kur rankos? Kur rankos, jo. Kvadratas 90 ant 15, gal žinai... Ant 50, 9 ant 5, man rodos. Viskas yra International Functional Fitness. Jo, tai dabar vienas klausimas dažnai buvo užduodamas, dabar yra kvadratėlis, rankos turi būti viduje. Taip. Ar pirštai gali išeiti iš linijos? Pirštai negali išeiti iš linijos. Ar pirštai gali užlipti ant linijos? Tai jeigu turim kvadratėlį, pagal funkcinį, viskas turi būti viduje. Pagal crossfitą gali liesti tik tai nagučiu. Taip. Kartais daro, per vieną čempionatą buvo praeitą, kai teisėjau, kad tiesiog vieną liniją padėjo ir tada jau gali liesti nagučiu. Ten 75 ir 25 cm nuo reko. Tai bus tos video, tai dar nufilmuosim, parodysim, kaip galima, kaip negalima. Dar neišsirinkom, kurį standartą naudoti, nes yra ir tas stačiakampis, tai tada turi viskas būti viduje, negali liesti nei nagučiu. Jeigu tiesiog vieną liniją, tada privaloma ją liesti, jeigu nuslysta ranka, nurepas. Sąlygos visiems bus vienodos. Taip, tai čia nebus dviejų skirtingų. Repo pabaiga yra pilnas ištisimas, pėdos neturi būti plačiau nei tavo pečiai. Bus lenta, tai privalo likti ant lentos. Taip pat išsiskės aš negaliu. Ir viršukai rakinu, turiu grąžinti galvą į priekį. Negaliu likti išsirietus. Ar teisingai sakau? Galva neturi įtakos, nes esmė yra pečiai. Tai jeigu užvirčiu galvą, tavo pečiai yra priekyje. Jeigu palenkiu galvą, pečiai yra, nežiūrėsim į pečius ir klubus labai stipriai ir dar į kojas. Nes su kojam yra niuansas, kad viso repo metu, tiek leidžiantis žemyn, tiek kilant į viršų, kojas negali atkilti. Jeigu aš leidžiuosi žemyn, darydamas striktą ir mano kojas pakilo nuo, iš karto nurepas. Tai turi būti kontaktuoti su... Viso judesio metu turi kontaktuoti. Jeigu mano pėdos šiek tiek atsitraukė, grįžo ant senelės ir aš padariau striktą, viskas gražiai, nurep, nes kojos atsitraukė. Ir šitą vietą reikia daugeliui pasipraktikuoti. Taip. Nes visi esam pripratę dėti rankas per treniruotės belekur. Ir atsitraukė, tos kojos neatsitraukė, o kai tu turi kvadratėlį, tu esi arčiau šiek tiek sienos ir jeigu tavo kampai biškai yra netokie, sėdmenys yra atkišti atgal, tai tada tave gali atstumti nuo sienos. Čia mes apie striktą. Keepingo kulnai gali atstumti. Keepingas viskas good. Galiu paaiškinti, kodėl žiūrim į kojas, nes per striktą vienintelė kuri vieta, kuri turi judėti ir gali judėti, yra alkūnės. Daug kas daro striktus ir sulenkia klubus. Tai yra, kai sėdmenys prie sienos, dar neliečia sienos, bet priartėja prie sienos. Čia jau yra keeping veiksmas. Nesmė, kad jis tau beveik nieko nepadėjo, bet čia jau yra keeping veiksmas. Tu sulenkiai klubus ir viršui tu juos ištisiai. Taip. Jeigu sulenkiu klubus, ką daro mano kojas, paskui klubus verčiasi į priekį. Dėl to žiūrim į kojas, nes lengviau pamatyti, ar
klubai kojos atkilo, negu kad ten klubas, ar jisai tikrai tą centimetrą susilenkia. Taip. Tai klubų judesys negalimas. Monika Maslapa padarė. Nu va, šaunuolė. Puiku. Sveikinu, gal prireiks. Taustų barai kontaktas vienu metu abiem kojam. Taip. Negali Su būti kuria vieta liest? Su priekinį, su vidinį, su šonį. Su kuria nori, kuria nori. nuo pirštų iki raištelių. Nuo Iš pirštų iki vidaus, raištelių. iš išorės, nesvarbu. Gali su čiurna virštinį ten dalį, jau, kur yra batų liežuvėlis, jau ten negali. Nuo pirštų iki raištelių. Taip. Galiu iš vidaus liest, galiu iš išorės su padu paliesti. Su kulnu iš vidaus galiu paliesti. Su kulnu ne. Su kulnu ne. Jeigu žiūrim dabar nuo riešo, tai aš galiu tik tais va su šita dalim. Tai galioja iš abiejų pusių. Taip, iš abiejų pusių. Tai yra kas su kulnais daužo. Ne. Jo. Žinau, kad tai yra sudėtingiau, bet dėja. Box jump overiai elitai yra 7,5 cm, čia yra aukščiausia dėžė ir negalimas nušokimas. Nei vienai divizijai negalimas nušokimas. Mes nelaikom, sakykim, ten bus labai žemo ūgio žmogus, moteris, vyras, nuo dėžės nulipinėja ir jisai dėl ūgio privalo taip lengvai lyg krist nuo dėžės, tai čia toksai, neišlauši žmogaus, kad jisai nuliptų gražiai, bet tai matosi labai, ar tai yra šuolis, ar tai yra lipimas ir nukritimas toksai. Tai nulipimas visiems. Ir po kiekvieno rato turėsit kažkokį kugelį, kurį reikės perkelti. Futbolo lėkštutė, kur vaikai žaidžia, nežinau. Tokie bus perkelti į kitą vietą. Ir žiūrovams ar transliacijai bus, tai aiškiai matysis, kas šiuo metu lyderiauja. Dėl elito viskas aišku. Sport. Sport ir rūkį. Dabar sport skiriasi nuo elit. Yra 8 minučių time capas. Laikui irgi viskas laikui. Tai bus sportas, bus paaugliai nuo 15 iki masterso. Viskas panašiai, tik tais double underų skaičius skiriasi ir mestris 50 plus neturi 7-14, o turi 6-12 užsibaigę. Tai smulkmena tokia. Tai jų workoutas yra nuo 1 iki 7 didėja handstand push-upų skaičius, o box jump overiai didėja nuo 2 iki 14. Tai kardu. Kiek yra faktorialas iš 7? 28? Skaičiavau, kai dariau, o dabar 7 plus 3 10, 6 plus 4 20, 5 25, liko nepanaudoti 2 ir 1, 28. Galva. Tai 28 handstand push-upai ir gaunasi dvigubai daugiau box jump overai. 28 plus 28, 56. Atrodo, kaip žiūri workout, atrodo labai mažai, bet kai suidai, tai čia nemažas. Tai norėjau sportui, kad nekirstų daugiau negu 30 handstand push-upo, kad neatsiremtų per daug į tą capacity, o tai pakankamai intensyviai galėtų išjudėti. Ir čia irgi judėsim tarp raundų, padarau vieną handstand push-upą, 2 box jump overius, paimu kugelį, pernešu į pirmą sektorių, grįžtu, 2 handstand push-upai, 4 box jump overiai, pernešu šiek tiek bus ir jiems bus daug lakstymų. Bet čia gal tą lakstymą reikia išnaudoti, kad trupučiuką pailsint petukus. Taip. Padarius visą pirmą dalį iki 14 box jump overių, buyoutas yra double underį. Taip. 100 double underį, 7,5 double underį, priklausomai nuo klasės. Jo, PEM 7,5 arba 100 double underį bus. Tai double underį yra daromi tik vieną kartą po tos visos dalies su handstand push-upais ir box jump overiais. Šokdinė? Gali turėti 2 šokdinės aikštelėje, tai reiškia pagrindinė ir atsarginė. Ir viskas. Šokdinė turėti savo. Taip. Jums tai šokdinės niekas neduos. Nebegali paskolinti kažkas. Jo, federacija neturės laisvų šokdinių šokinėjimų. Tai būtų gerai turėti savo šokdinę, atmatuotą, patestuotą. Ištestuot, gal žinot, kokia danga bus? Nekiliminė. Tais metais. Tai greičiausiai bus guminė, tai guminė danga crossfito džimuose dažniausiai ir būna, tai neturi skirtis. Nes kartais nuo dangos skiriasi kaip jūsų šokdinė kabina. Taip. Gali būti
Taip dar iki galo nėra aišku dėl teisėjų kiekio, kad bus parengta ir antra ne arena, bet, kaip varžymosi aikštelė. Nebus. Jau tikrai. Ok, tai bus tik viena. Tai tada nebus kiliminės dangos. Tikrai. Gerai. Rūkė workoutas irgi skiriasi. Taip. Čia yra jau wall-walkai, box jump overiai ir viapsai. Pala, apie standartus reikia kažką pakalbėti sport klasėje, ar viskas aišku? Dėl handstand push-upų turbūt bus toks pats kvadratas. Gal šuolis ant dėžės čia visiems, tai kad 2 kojas vienu metu turi šokti 2 kojom paliest. Jeigu šuolio metu nukrito nuo dėžės naurepas. Naurepas, jeigu su rankom atsirėmė savo į kelį naurepas, jeigu su ranka prilėtė dėžę, naurepas. Taip. Tai čia dažniausiai kokie. Taip, niekur. Handstand push-upai galima, paskutinis gal toksai, paskutinis pakartojimas akcentas, dažnai daug kas išsispaudžia ir iš karto nusispėrinėja, tai gali būti naurepas už tai. Privalo kojas po kiekvieno pakartojimo grįžti ant sienos ir tada teisėjas duoda gerai, arba paskutinį repą pasako ir tada galiu šokti. Taip pat ir pirmas repas privalo startuoti tiesios alkūnės, kojos ant sienos. Negaliu verstis ir iš karto griūt žemyn. Turiu užfiksuoti ir tik tada galiu leisti žemyn. Good. Okay. Rookie bodyweightas yra 8 minučių rapas. Pradžiai yra 4 raundai, 3 wall-walkai. Wall-walkų standartas vyrų yra toks pats kaip open standartas. Vyrams reikia pilnai iki sienos daeit. Taip, moterim šiek tiek. O moterių rūkį daro pagal scale variaciją, tai tenais bus pirmą liniją peržengti. Taip, jos lies negalima, turi pilnai pereiti, pirštai negali pasilikti ant. Grįžti. Taip. Kai rankos grįžta, tik tai tada kojos gali nusileisti. Ar pakartojimas užsibaigia, kai kojos nusileido, bet lieka kaip atsispaudimo padėtyje, ar pakartojimas užsibaigia, kai pilnai atsiguli vėl? Kaip pilnai atsiguli. Startas ir pradžia visą laiką ta pati. Krūtinė ant žemės, kojos ant žemės. Čia, manau, dar bus atskiras video, viską nufilmuosit, viską parodysit, box jump overiai lygiai toks pat standartas kaip elite ir viapsai, čia sunku turbūt taip žodžiais paaiškinti, irgi bus video nufilmuotas, ten yra keli niuansai, kad vienu metu jūs turit. Jo, ir palieskit kojas. Pėdas, taip, atsiprašau. Taip pat kaip ir per taustų barą. Ta vieta, pirštos ir raištelės, galiu raištelės. Ja. Pėdos negali būti žemiau negu yra keliai žiūrint į šoną, tai kojas gali šiek tiek susilenkti. Taip. Bet pėdos aukščiau negu keliai ir mentys turi pilnai atkelti. Tai reiškia, turi būti, negali nugarą pasilikti ir kojų kelimas turi būti, bet aš turiu sėstis ant sėdmenų. Ar galiu mostą daryti per šoną, o ne per priekį? Gali. Bet kas kart turi paliesti, pilnai išsitemti ir paliesti žemę kojom tiesiom. Ir rankom tiesiom. Ir pilnai paliesti kojas. Taip. Dar prie valvokų, tai turim vaikus dar, kurie darys valvokus, tai vaikams bus dar viena linija, jiems bus arčiau. Okay. 1,25 m. Taip. Tai jie darys irgi skeilą, bet arčiau tiesiog sienos. Nice. Mes darėm pilną džiaugios naujienas. Gerai. Tai dabar čia irgi vakar aiškinau, kaip atrodo ir kas tas tie breikas ir taip toliau. Tai bodyweight'e yra MREP'as. Rezultatas yra repsai. Taip. Tai per vieną ratą bus 28 pakartojimai. Tai 28 kart 4. 28 plus 28 5 plus 112. 112. Tai reiškia, jeigu aš nepadarau nei vieno taustų baro, tai mūsų yra 40 tokių. Visų mūsų rezultatas yra 112. Taip. Ir kas mumis išreitinguoja, kuris iš mūsų yra aukščiau ar žemiau, tai yra tie-breikas. O tie-breikas tai yra tarpinis rezultatas, kada aš užbaigiau 4. ratą. Žodžiu, kas greičiau prie taustų baro? Taip. Tas gaus daugiau taškų, jeigu ir nepadarot nei vieną. Taip. Lyginant su kitais, kurie irgi taip pat. Bet jeigu tu padarai nors vieną taustų barą, tavo rezultatas bus aukščiau už tuos. Sakykim, tai jeigu sakėm 112 yra be taustų baro ir mano laikas yra 4 minutės. Labai greitai padariau. Ir kažkas padarė per 7 minutės 4 ratus ir padarė vieną taustų barą, tai jis yra aukščiau. Nes jo MREP'as, tas
suma yra vienu pakartojimu daugiau. Kaip valstybinis ir mokyklinis egzaminas. Taip. Keliaujam toliau. Tai čia viskas su bodyweightu daugiau tas pats visiems. Ai, tik tais gal moteris 50+, man rodos, yra tik tais viena mergina. Taip, tai į workoutą yra įtraukta, kad jinai atlieka hand release push-ups, bet jinai galės pasirinkti varžybų dieną. Nenorėjau klausti jos, ir kitus įpareigoti paklausti prieš paskelbimą, kokį judesį nori pasirinkti, nes jinai nežino, koks workoutas. Tai jinai varžybų dieną gali pasirinkti, ar nori daryti handstand push-upus ar hand release push-upus. Fair enough. Skillsas. Skillso nedaro 3 divizijos, tai yra rookie, vaikai 13 ir vaikai 13-14 amžiaus grupės. Workoutas skiriasi neženkliai kitoms grupėm, tik tai elitui labiausiai skiriasi. Taip. Pažiūrim elitą. 3 raundai. Hintas. Hintas, Spider-Manas su šokdinė. Taip. Tai reiškia, šokdinė reiškia bus šokdinė. Taip. Spider-Manas žemyn galva, tai reiškia kažkoks judesys, kuris bus atliekamas ant skersinio žemyn galva, aš taip supratau. Spider-Manas apskritai toksai akrobatinis, gimnastinis toksai personažas labai yra. Tai jau aišku ir tas skillsas niekada, greičiausiai pas mus jau yra priimta, kad skillsas tai yra daugiausiai viskas susijęs su gimnastika. Tai čia nieko per daug ir niekas per daug ir nebuvo gal nustebę. Bet skillsui šį kartą elitui yra netgi 2 nauji judesiai. Double crossoveriai ir backrollai. Double crossoveriai ir backrollai. Kokia muzikytė buvo? Muzikytė nebepaminu. Nebuvo. Palauk. Buvo, tik tai kažkaip neužsifiksavo. To jaus. Užbanins tavo dabar. Tai, su gimnastika. Tai čia nieko jinai per daug nepasakanti buvo, bet daugiau gal čia pats Spider-Manas, kad bus jau tikrai toksai daugiau akrobatinis, gimnastinės, gal taip sakykime, workoutas. Ir šokdynė irgi tokia buvo paimta ne speed rope, bet jau buvo tokia, kuri rodo, kad kažkoks kitas tas judesys. Tai workoutas, kaip aš matau, iš 2 dalių. Pirma dalis yra pakankamai lengva, padaroma, jokių naujų judesių čia nėra. Ir tada antra dalis, tai kaip toks bottleneckas arba separator, kur yra jau pridėti smagumynai. Tai pirma dalis labai lengva, 3 raundai, 10 metrų handstand walkas. Bus iškart 10 metrų ar 5+5? 5+5, ta prasme, kad judėt galima 10 metrų į priekį. Taip. Bet jūs galit po 5 skaldyti. Taip, minimum reikia 5 praeiti, jeigu nepraėjau, grįžtu atgal prieš liniją. Jo, čia su handstand walku viskas aišku, pradžia prieš liniją, pabaiga abi 2 rankos už linijos, kojos, svarbu kur nukrenta ar nesvarbu? Pabaigoje nesvarbu, kad nebūtų to tokio, kur šoku, paliečiau kojos, ten jau beveik prie žemės. Be kontrolės praėjimas nesiskaito. Gerai, be 5 metrus tai su šuoliu sunku turbūt praeiti. 12 pistol squatai alternating. Taip, ir jie bus daromi ant pirmos linijos, nuo kurios pradėjo daryti handstand walką. Gerai, tai žodžiu negalit taip pat vieną pistolą vieną pusę. Ir žingsniuot į priekį link rigo, tai reiškia vis laiką turi likti ant linijos. Atsiminikai, cismai darim pritapimus ir judėjom link finišo. Taip negalime daryti. Žodžiu, puloverių standartas skiriasi, crossfitinės standartas nuo federacijos. Federacijos skiriasi to, kad pirmą turim padaryti prisitraukimą, smakras turi būti virš skersinio, o tada jau gali daryti puloverį. Galit nusileisti atgal, galit išsikipint, galit išsisiubot, galit iškart po prisitraukimo daryti ir viršui pilnai išsitiesti, užrakinti alkūnės. Taip. Vyrams per vieną raundą 4 puloveriai, merginom 3 puloveriai. Taip. 3 ratai. Padarė 3 ratukos ir tada keliaujate į antrą dalį, yra tokia jau sunkesnė. 20 double crossoverių nėra naujus įdėsys, tai pirmą kartą pasirodė Games'e prieš 2 ar 3 metus. Taip. Lietuvoje jisai naujus, dar nebuvo. Vienas double crossoveris skaičiuojasi kaip?
kai esu ore ir rankos susikryžiavo ir atsikryžiavo. Yra skirtumas, pradžią aš padarau nekryžiuotą, paskui sukryžiuotą, ar aš pradžią padarau sukryžiuotą, o paskui atkryžiuotą? Ne. Nėra skirtumo. Nes nėra skirtumo, jo, yra kas pradeda nuo kryžiaus, tada ištiesia padaro antrą tą lūpą, o yra kas pradeda nuo paprašto ir tada sukryžiuoja. Žodžiu, jūs turit pašokti, šokdinį turi prasigų kartus, vienas taip, vienas taip. Nebūtina daryti unbroken, gali daryti po vieną, rinkti sumą, surinka 20 crossoverį ir tada keliaujam prie įdomiausios dalies, tai yra... Prie double gal crossoverį, nu čia kaip ir turėtų būti aišku, tai reiškia, kaip ir darom double underius, jeigu aš pašokau, persisuko vieną kartą šokdinę, antrą kartą po kojom, bet jinai sukrito priešais mane užkliudė kojas, tai nu neužsiskaitė kaip pakartojimas. Tai turi sėkmingai jinai praeiti. Taip, taip. Čia, kad nebūtų taip, kad žmogus pašoko, sulenkė kojas, kryžiavo, atkryžiavo, nusileido kojas ant žemės ir priešais jį atsitrenkė virvutė. Tai nu, nesėkmingas. Okay. Supratau. Nu, čia, manau, nu, kaip ir savaime aišku, bet padaro, taip. Čia nėra labai naujas judesys, bent po vieną taip. Tai tik padaro. Dėl šokdynės jis tada tenais daug žinučių gavau, tai kokią čia šokdynę naudot. Tokio, su kurio padaro. Jo, bet gal taip su speed rope sunku, ne ant visų rankinėlių tą išeina padaryti, nes susilamdo, susisuka šokdynė. Aš šokinėjau su ta tokia segmentinė plasmasinė lengva virvutė, bet yra ir, pavyzdžiui, Krevo turi, jeigu šokinėjai su Velitas Earth. Storesnės trosas. Storesnės trosas ir virvutės lasdelių galai turi specialius žydelius, kurie leidžia sukti, kad nesusiviniotų pats trosas, jisai nesusisuka ir nesusigadina. Tai tokios opcijos dėl šokdynės. Tai šokdynį irgi turėkit savo. Galima turėti dvi. Galima turėti dvi. Tai elitai paprastų double underių nėra. Tai gero elitai reikia turėti tik tai šokdynę, su kuria galite šokinėti crossoverius, o sport klasį tai reikia turėti vieną šokdynį šokinėti double underius ir kitą šokdynį šokinėti crossoverius. Jeigu norit, galite viską ir su vienu šokinėti. Taip. Tęsim. Tai padarė 20 double crossoverių, tada padaro kompleksą. Vienas pakartojimas yra vienas barmas lapas, fiksacija virš skersinių ir tada turi loštis atgal, apsiversti, padaryti vėl ant ištiestų rankų pasiliekti. Backrollą. Backrollas. Nu, aš manau, čia bus dar nufilmuota, parodyta, kas yra geras repas, kas yra blogas repas. Su backrollu negali judesys atrodyti kaip puloveris. Tai reiškia, negaliu nuleisti klubus ir kad galva pasilieka virš skersinio ir tada užmetu kojas per naują. Bus reikaliukų. Taip. Ir rekomenduoju šitos judesius nedaryti su tokiais gripsais, kurie labai limpa tokiais guminiais ant skersinio, nes gali išsukti riešus. Tai arba turėtų būti daroma be gripsų, arba daryti su paprastais medžiaginiais, kurie lengvai prasisuka per skersinį. Tai dėl saugumo netgi čia nėra tiek daug pakartojimų, kad sudraskytų savo rankas ir tikrai galima daryti visą workoutą ir be gripsų. Vieną masalapą, nu jau taip padaromės. Šiaip šitam workoutį net gripsai trukdys. Ir vaikščioti ant rankų. Ir šokdyniai. Jo, tai čia... Taip. Nebent puloverius, bet irgi, jeigu puloverių darot strikt pristrukimas, tu gripsų, manau, kad nereikės nepritrinsit rankų. Dabar su tuo pakartojimu kompleksu, tai kaip ir buvo deadliftui ir hang cleanui, tai kad gali būti no rep arba no complex. Jeigu aš padarau bar masalapą ir nepadariau backrollo ir aš kabu ant skersinio, gali pakartoti tik backrollo. Taip. Tai reiškia, gali, pavyzdžiui, jeigu tau paprašiau ir puloverių užsikelt, tai tu puloverių gali užsikelt. Žodžiu, nuo viršaus. Aš turiu backrolą, aš turiu pradėti daryti nuo viršaus. Taip. Ir pabaigti viršuje. Taip pat. Ir viršui pabaigti. Ir tada nulipti. Galiu padaryti tą kompleksą 2 pakartojimus unbroken. Galiu padaryti vieną, backrolą, iškart antras masalapas, backrollas. Taip. Drąsiai. Taip. Nice. Taip. Tai irgi išbandėjai šitą workoutą. Padarėjai no-repą. Jo, man nepavyko. Antro komplekso. Jo. Šiek tiek kitaip. Tai iš tikrųjų irgi ir tokių komentarų susilaukiau, atrodo skilsas labai visko mažai.
Tai mano akimis skillsas nėra apie capacity. Apie krūvį, apie volume. Bet jisai yra apie tai, kad arba padarai, arba nepadarai ir kaip sklandžiai ir greitai tu gali daryti. Tiksliai aiškiai iš pirmo karto ir viskas. Tai todėl tie pakartojimai čia nėra tokie dideli. Tai arba padarai, arba nepadarai. Jeigu tu moki vieną padaryti, greičiausiai mokėsi ir daugiau padaryti. Taip. Tai padarė šitos 2 kompleksus, tada į tokį perina į kitą dalį. Jinai ant popieriaus, taip kitiems neaiškiai yra išrašyta, bet tuoj paaiškinsim kodėl. Tai yra 5 metrų ėjimas ant rankų. Pirmas segmentas paprastas. Paprastas. Praeina 5 metrus, tada turi padaryti pusinį piruetą, bet ne 2,5 metro segmente. Atskira bus linija metro, Taip. plotas išskirtas būtent tam pusiniam piruetui. Jisai bus 5 metrų segmente, tam pirmutiniam. Pirmam ar antram? Pirmam. Tai reiškia, žmogus kaip ir gali eiti iki tos paskutinio metro segmento, padaryti pusinį piruetą ir iš karto tęsti judėjimą toliau iki pat finišo linijos. Atbulom. Bet jeigu jisai padarė pusinį piruetą ir jisai nukrito, nekirtęs 5 metrų ribos, jisai kartoja viską nuo pirmos pirmutinės linijos. Tai būtų saugesnis variantas praeiti 5 metrus ant rankų, pilnai, tada padaryti žingsnį atgal metrą, pradėti vėl eiti ant rankų, padaryti piruetą. Deda žingsnį atgal, atsistoja ant rankų, tam metrų riboje padaro pusinį piruetą ir tada tęsia judėjimą 2,5 metrų ėjimo atbulomis ant rankų. Jeigu jisai nukrito tam segmente, jisai kartoja nuo pusinio pirueto. Todėl ten ir yra išskirta taip. Jeigu jisai padarė piruetą, nuėjo 2,5 ir tada nukrito, tada jam piruetą jau daryti jau nebereikia. Jau tik 2,5. Ir tada lieka tik 2,5 metro ėjimo ant rankų atbulom. Okay. Čia. Tai todėl tenais taip ir yra išrašyta kitaip, kad būtų aišku, kad nuo kur aš turiu tęst nesėkmingo ten, kaip sakym, judesio metu. Jo, šitoje vietoje siūlyčiau nerizikuoti ir viską padaryti per 3 prieimus. Handstand walką, piruetą 2,5, pailsėti 2,5. Jo, tai aš irgi bandžiau pirmojų kartų, kai testavau praeiti 5 metrų ir tada daryti iš karto tą pusinį piruetą ir tęsti ir prie pat linijos nukritau. Apmūdu. Taip, ir tada teko grįžti atgal. Nu, nebent jūs ten važotės ir šalia matot kažkas sprintuoja su matai linkėjimą, čia turbūt selis bėga jam, kai jisai mato šitą. Oi, ne, aš žinai, irgi taip pasižiūrėjau ir taip galvoju, faktas, greičiausiai 99,9% kad jisai laimės šitą. Bet yra pistolsai, jam šiek tiek greičiausiai darysis lėčiau negu kažkam, bet gal darys lėčiau negu kažkas, tai ten, sakym, gal koksai Danielis, kuris turi labai gerą mobilumą, jisai čia gal jį aplenks šitoje vietoje. O tiesiog, kadangi gimnastikos tos nėra daug. Taip. Ir tada double crossoveriai, čia nėra gimnastikos judesys, tai čia yra skillsas, kur gali būti, kad gal jisai ir neišdarys taip sklandžiai kaip kažkas kitas. Tiesa, geras. Tai jisai nėra visiškai matui toksai 100% palankumas jam, jis tik tiek, kad turės didesnį pranašumą vaikščiame ant rankų. Taip žiūrint. Nu ir backrollą labai drąsiai darys, tai čia nei kiek nereikės jam čia gaišt laiko mokyti šito judesio, jau kažkam reikia, jis tik tai gali susikoncentruoti į kuo sklandesnį double crossoverį. Bet workoutas nėra taip padarytas, kad jisai šiek tiek būtų ir jam, aš taip tikiuosi, kad jam bent šiek tiek yra iššūkis. Jo, būtų kokį 10 backrollų jau, tada jau būtų tokie važiuoju. Taip. Nice, geras. Sport skills? Sport skills, tai yra iš 2 dalių, 2 rezultatai. Dėl standartų apie elitą reikia kažką, Paulina, pridėti? Aš manau, čia reikės jums filmuoti ir daug filmuoti, rodyti. Ypač su backrollais, kas yra repas, kas yra repas. Jeigu nori dabar pasižiūrėti, viskas į F3 standartus išskyrus backrollas, o visa kita yra, o flow nufilmuosim. Taip. Skillsas tada kitiems gali skirtis ten tų stubarų skaičius pagal diviziją, bet įmam dabar sportą. 40 tų stubarų, čia pirmoji A dalis, atlieka 40 tų stubarų, tada atlieka 50 single crossoverių. Kaip skaičiuoja single crossoveris? Standartas koks?
pradedam skaičiuoti nuo sukryžiuoto, tai galiu daryti 5 paprastus šuoliukus, nei vieno repso, tada sukryžiavau 1, atkryžiavau 2 ir visus skaičiuoju, jeigu paskutinį šokau, suklydau crossoverį, tas neužsiskaičiuoja. Taip, bet galiu iškart nuo kryžio pradėti, ir tada jau bus 1. Taip. Taip. Tai daug kas skaičiuoja jau nuo pačio pirmo šuoliuko, tai čia yra netiesa, nuo pirmo sukryžiavimo. Taip. Ir čia yra 50, tai skaičiuojasi 50 sukryžiavimų. Ne, skaičiuojasi 25 sukryžiavimų, bus 25 paprasti šuoliukai greičiausiai. Taip. Kad nėra pasitaiko per varžybas, jau 2 metus išėlės pasitaikė ir tau buvo pernai metais, kad skaičiuoja tik kryžiavimus ir tada gaunas, kad tu šuoliuoji daugiau negu kad kažkas kitas daro. Dvigubai. Taip. Ne. Tai šitas... Kiekvienas skaičiuojas? Taip. Kiekvienas šuoliukas nuo žemės, nuo pačio pirmo sukryžiavimo. Taip. Gerai. Sušokinėjo 50 single crossoverių, tuomet atlieka wall walkus, vyrams ir moteriams prieiti prie pat sienos, praėjo su rankomis startinė linija, tik tada kojos gali nukristi nuo sienos, jeigu nukrito anksčiau, no rep. Kaip per openo, viskas tas pats. Taip. Čia yra jų tie breakas. Tai reiškia, jeigu kažkas daėjo iki šitos vietos ir daugiau netėsi workouto, tai jau čia yra, kas juos atskiria, kas greičiau padarė iki šitos vietos. Bet A dalis užsibaigė maslapais. Nedideliu kiekiu, arba padarai, arba nepadarai, daugiau mažiau taip. 3 vyrams, 2 moterims. Tai jeigu aš šitą dalį užbaigiau 3 savo maslapus, sakykim, per 4 minutės, aš 2 minutės, aš turiu visiško poilsio. Ir B dalis visiems prasideda, nesvarbu ar aš baigiau anksčiau laiko ar nebaigiau, prasideda nuo 6 minutės iki 7 minutės ėjimas ant rankų. Vienas pakartojimas skaitosi, kai praėjau sėkmingai 2,5 metro. Nenukritau tarpe tarp jų, jeigu nukritau tarpe, grįžtu atgal prieš tą liniją, prieš kurią startavau. O kiek maksimum galiu nueiti? Tai 10 metrų. 10 metrų. Jo, 10 metrų. Maksimum gali nueiti, kad ir 100 metrų. Aš turiu omeny į vieną pusę be apsisukimo. 10 metrų. Taip. Ir jų tai breikas, sakykime, jeigu aš nuėjau 10 metrų ir tu nuėjai 10 metrų, tai laimi iš mūsų tas, kuris nuėjo vienu kartu daugiausiai unbroken. Jeigu kartu nuėjom, tai mūsų tiesiog vienodi taškai. Taip. Vaikų šiek tiek skiriasi workouts, man tada, ne? Ne, lygiai tas pats, tik tai mažiau taustų barai. Taustų barai. Good. Skill sporte, tai kas atsiranda gali iš tokių naujovių jiems, tai crossoveriai, man rodos, jiems dar nėra buvę ir barmas labai kažkada yra buvę, hands and walko dar nėra jiems buvę, tai jiems irgi yra 2 nauji judesiai, tai crossoveris ir ėjimas ant rankų. Nu, bet čia hands and walkas išneštas į atskirą dalį, taip. Tai nebus taip, kad jūs ten ilgą laiką stovėsite ir žiūrėsite, ne vieną minutę, pabandysit, nepavyks. Taip. Miksas. Hintas buvo 5 žmogeliukai. 3 didesni, 2 mažesni. 3 mažesni, bevirstantis halko ir tada 4, 5 jau halkas. Tai halkas, kad virstų, jam reikia labai supykti, kažkas turi pasikeisti. Kurioje vietoje čia reikia supykti? Tai supykti reikia po volbolų. Supykti reikia. Tai reiškia, yra 3 paprasti, tai reiškia, yra 3 labai paprasti raundai. Yra clean jerkai, lengvas vidutinis svoris, chest barai, tada bikergai, padaro 3 ratus, tada padaro wallballus ir tada pasunkėja ir svoris ant štangos ir pasunkėja judesys, tai tampa ring maslapai. Nu, tai čia tie 2 sunkus ratai, tai atvaizduoja halkas. Muzika tenais buvo Eminemo, Lose Yourself, ten daino žodžiai, ten suprakaituotos rankos, silpni keliai ir sunkios rankos. Nu, tai kad visam kūnui ten bus prakaito, bus judesių per kojas ir per rankas. Sunkus workoutas, teko man daryti.
Ir darėm sunkesnį variantą, jisai buvo... Sunkiausia dalis buvo volbolai. Man taip išdaužė. Tai jisai buvo ir darėm trumpesnių time capų ir darėm antroji dalyje ne 2 ratus, o 3 ratus. Tai į šitą jau į 13 minučių time capą jau tie, kas gebės, tie uždarys jau tikrai. Tai kokios gal tos niuansai, svorio keitimą. Po pirmo ir antro rato jūs savarankiškai turite pasikeisti svorį. Po trečio rato sportininkas keičia svorį pats savarankiškai ir jis jį gali keisti bet kada po trečio rato užbaigimo. Tai reiškia, jisai užbaigė trečiąjį ratą bike ergu, jisai gali eiti prie štangos keisti, gali jisai keisti... Padaryti 10 volbolų, pakeisti vieną pusę. Volbolo metu, taip, arba gali po volbolų nueiti ir pasikeisti. Tai čia nėra skirtumo. O koks atstumas bus nuo štangos iki volbolų? Nežinai? Čia per daug vaikščiojimų bus. Kadangi štangas bandysim šachmatais išdėstyti, tai bus taip, kad vieniem apie 2,5, kitiem biškai daugiau. Ne. Tai žodžiu, po 25 volbolų galima šiek tiek pailsėti, nueiti, pakeisti svorio. Tikrai norėsis pailsėti, nes čia, atrodo, kad trumpas laiko tarpas, bet... Čia man toksai iš tikrųjų šitų workoutų pats saldžiausias ir skaniausias. Jeigu hintų labiausiai džiaugiausi ties 2 šoviniais, tai šito workoutų labiausiai taip džiaugiausi. Jisai man žinai, ką tau pasakyčiau. Aš manau, kas laimės šitą workoutą, tas ir laimės varžybos. Tai toks, grinai crossfitinis. Taip. Čia yra ir gimnastikos, ir svorių, ir ergo, žodžiu. Taip. Galim lažintis, kas laimės šitą workoutą, laimės varžybas. Ir tarp vyrų, ir tarp moterų. Bus matyt. Jisai visiems iš tikrųjų visom divizijom yra panašus, tik tais rūkiai ir vaikams jisai biškai šiek tiek kitoks, bet daugiau realiai pats principas išlaikytas visiems vienodas. Sakau, man toksai saldžiausias, skaniausias crossfitinis workoutas. Tai tik sport kategorijoje vietoj chest to bar daro paprastus, o vėliau... Ir vietoj muscle up ring, chest to barai. Taip. Ir šiek tiek mažesnis svoris. Pakartojimų skaičius irgi nėra jisai čia toksai aukštas, kad jisai labai čia stabdytų kaip capacity, čia jau bendrai pats tavo pajėgumas, jeigu jisai nešantis ir tu gali pakankamai greitai ir sklandžiai judėti tarp svorių, tarp judesių, bike ergo tempas, tai tu tiesiog laimėsi prieš tą, kuris judės lėčiau. Taip. Ir rūkė, standartinis tripletas, 21-15-9. Jisai čia ir vaikams biškiai kitaip. Ir nori gal kažką, Paulina, pridėti? Prie standartų biški. Taip. Kad, pavyzdžiui, čia yra clean and jerkai, tai jau šitoj daly tau nebūtina sustoti po klino išsities pilnai. Gali iš karto iš to biški dipo, iš karto kelti viršų ant clean and jerko. Ir ką dar apie... Čia dabar pulapai, jeigu aš prisitraukiu į šono žiūrint, aš esu labai geram aukštyje, bet nekontaktuoju, yra no rep. Taip. Ant ringmas lapų negaliu spaudantis kristi žemyn. Kaip daugelis mėgsta iš šono žiūrint, reiškia, turi matytis, kad pečiai yra virš žiedų, o jeigu mano pilnas išsispaudimas buvo prieš žiedus, reiškia, atsitraukinėjau, galite gauti no rep už tai. Bike ergas, minu kaip noriu, atsistojęs, atsisėdęs, nesvarbu. Galit keisti damperį vidury, tarkim, važiavau, atsibodo 10-uką. Taip. Viską galite reguliuoti. Su viena koja galima minti? Galima minti su viena koja, galima su ranku minti. Atsisėdu prie bike ergo ir... Be sėdinių, galiu išimt sėdinį? Gali išimt. Gali vietoj balnelio kažką įsidėti kitą, jeigu nori. Gertuvė. Čia irgi ekraniuką nunulins teisėjas, tai jums nieko nereikia daryti. Tik tai svorį reikia pasikeisti sportininkui pačiam. Taip. Jo, rūkė kategoriją tai jau pakalbėjom.
Nelabai pakalbėjom apie judesius, ne, tai čia, bet jų workoutas yra trumpesnis, 7 minutės, 21-15-9, kiekvieną judesį turi atlikti po 21 pakartojimą, tada po 15 pakartojimų ir po 9 pakartojimus. Prasideda nuo minimo ant dviračio, tuomet deadliftai su lengvu, sakykime, lengvu vidutiniu svoriu. Ir tada wallballai. Svoris yra vyrams 60 kg deadliftė, moterims 40 kg, wallballai 6 ir 4 kg. Metai į savo standartinį aukštį, vyrai metai į aukštesnį taikinį, merginos metai į žemesnį taikinį. Įdomus workoutas, kažkam čia bus sprintas, kažkam čia bus sunkus darbas. Taip. Labai priklauso nuo jūsų fitneso. Gerai. Toliau. Gal prie deadliftų gal standarto, kad jeigu bouncina, daužė su jėga žemyn į apačią ir matosi rankų sulenkimas ir ištiesimas, kad atsitrenktų štangą į grindis, tai yra no rep. Jeigu štanga meta į apačią pagauna ant tiesių kojų, tai yra no rep. Įsivaizduojat? Taip. Nu, tai čia tokie neleistiniai judesiai. Ant wallballo po paskutinio metimo negalima, čia visoms divizijoms negalima iš karto nubėgti, tai pristabdau kamuolį biškį tenais ir nueinu. Taikinys standartas 3.05? Taip. Vyrams aukštesnis, moteriams šiek tiek žemesnis. Taip. Vaikai. Time capas 7 minutės kaip ir rūkį. Greičiausiai, kad jie išbėgs kartu su rūkį tuo pačiu metu, jie bus hitose. Jų workoutas šiek tiek skiriasi. Jie atlieka 2 veiksmus, 18, 12, 7 pakartojimai. Dumbbell snatchai su shuttle runais. 4 shuttle runai. 1 shuttle runas yra, kai nubėgu 10 metrų pirmin ir 10 metrų atgal. Jeigu skaičiuoju kiekvieną bėgimą, tai galim sakyti 8 yra išbėgimai viso. Vaikai neturės powerio? Neturės. Okay. Taip, neturės. Tai jiems čia ir yra toksai... Jokie vaikai neturės powerio? Turės. Paaugliai turės. Paaugliai turės, aha. Nuo 15 metų. Taip. Tai... Vaikų standartas shuttle runų yra tai, kada aš išbėgu patį pirmąjį bėgimą neliečiant žemės, apsisukimo metu turiu paliesti liniją. Už linijos. Užbėgu, taip, užbėgu su abiem kojom, paliečiu su viena ranka ar 2 rankom už linijos, bėgu atgal, jeigu turiu tęsti dar tuos shuttle runus, tai kas kart vėl turiu apsisukant už linijos paliesti. Jeigu tai yra mano paskutinis įbėgimas, tai aš prabėgu liniją ir einu prie dumbbell snatchų. Dumbbell snatchas yra keliamas nuo žemės ir fiksacija virš galvos, keičiu ranką kiekvieno snatcho metu, pakartojimo metu. Paskutinių snatchų reikia bėgti, ar 2 čia bėgimai tik tai? Reikia bėgti. Reikia bėgti. Tai 3 kartus bėgimai? Taip. Iš viso 12 shuttle run? Taip. Po 1, po 2, po 3. Dumbbell snatchas hangas negali būti. Taip. Nežems. Ir abu burbuliukai liečia žemę? Nebūtinai. Nebūtinai, vieną užtenka? Vieną užtenka. Taip. O gerai, eisim dabar prie elitos. Tai su miksu daugiau per kitas divizijas jau apkalbėjom, tai viskas yra tas pats kaip ir elitui, tik tais, kad skiriasi pull-upai su chest bar pull-upais ir ring muscle-upais ir svoris, viskas. Gal pakartojame kažkur. Poweris, tai šito powerio netlieka taip pat vėl rūkį, vaikai 13 ir vaikai 13-14. Poweris yra time capas 5 minutės, atlieka hintas. Hintas yra kaip Toras, čia dievas, jisai yra iš Avengerio. Pažįsti tau. Jisai bėga ir šoka nuo balkono, paėmęs savo kūjį ir jisai išskrenda. Daina yra running kažkas. Tai viskas aišku. Viskas aišku. Reiškia, daina nusako, kad bus bėgimas, kūjis nusako apie inventorių, apie hantelį. Jisai čia turėjo būti ta užuomina. Pritemta dar užuomina, ten jeigu pasižiūrėti į tą vaizdo įrašą sceną, tenais matosi kalnai, tai ten su skiergu, sakykime, galima sėti skierg, tai yra kas nuslidinėjimas. Tai, aišku, visi hintai visur yra pritraukiami
bet dalį kažkas išsišifruoja ir kažką atspėja. Tai va. Tai workoutas, time capas 5 minutės, taip, kadangi poweris, tai turit spėti tikrai padaryti geras rezultatas 3 turbūt minutės, 3 iki 4. Tai workoutas prasideda nuo 2 raundų. Vienas raundas atrodo taip, 6 burpee shuttle run. Tai reiškia, aš atsigulu ant žemės prieš liniją, atsistoju, nubėgu 10 metrų, už linijos apsisuku, vėl atsigulu ant žemės, padarau burpee, atsistoju ir 10 metrų nubėgu atgal, čia yra vienas pakartojimas. Taip, būtent taip ir yra. Tai reiškia, po 6 burpee shuttle runo aš bėgdamas antrąjį tą 10-tuką, aš prabėgu liniją ir man nebereikia dar kartą gultis. Nubėgu tada prie skiergo, vyrai 12 kalorijų, merginos 10 kalorijų skiergina, nulipa nuo skiergo, kai pamato pilną skaičių ant ekranėlio ir tada vėl atlieka antrąjį ratą tokį pat. Kiek čia bėgimo gaunasi visai, jeigu 12. Vienas burpee shuttle runas yra 20 metrų, taip? Taip. 6 × 20, 120? 240 metrų bėgimo. Nėra mažai. Tai čia iš tikrųjų nėra mažai. Bėgimo yra tikrai daug. Ir tas bėgimas, kad ir jisai ant popieriaus atrodo, kad čia nėra toksai sunkus, iš tikrųjų bus tiek daug lankstymosi ir vėliau einant prie 3 veiksmo, tai labai stipriai per papą bus pasijutę. Visi judesiai yra, galima juos atlikti greitai ir galingai ir nesikeičia kaip judesio mechanika. Tai jisai bus per burpee shuttle runą, tai jisai visą kūną pradeda naudoti, bet per shuttle run, per skiergą tik tais viršutinę kūno dalį ir visas globalus toksai nuovargis ateina ir tada, kaip atlikau 2 ratus, turiu atlikti 16 dumbbell snatchų. Elitui sunkus hanteliai, sportui ir visiems kitiems yra mažesni hanteliai. Čia vienintelis skirtumas yra hantelio svoris. Taip. Ir kai kur kalorijos. Taip. Tai laimės tas, kuris po kalorijų skiergo iš karto čiups hantelį ir jo nepaleis. Nes 16 pakartojimų tai yra toksai... 30 sekundžių kažkur darbo, ne? Toks, jo, bet toks skaičius, kurį tu nori bandyti daryti unbroken. Tai nėra 30, kur tu greičiausiai už kartą tu nuo tokio skaičiaus jau galvosi, ar aš išdarysiu, ar aš skaldysiu, ar neskaldysiu. 16 reikia įsikipti ir jau nepadaryti klaidos, nepamest hantelio judesio metu ir panašiai. Vieną galbūt galės žemė ar abu? Taip. Vieną. Aš su abiem dariau, šiek tiek lengviau bus. Taip, bet su 30 kg hantelio... Taip lengva, su vienu liet. Jo, tai jeigu tu vieną palietė ir tau išmuš per riešą, tai tu gali tiesiog iškelti tuščią ranką be jau be... Čia alternating, dešinį kairį. Taip. Toliau, kaip ir viskas. Ką? Viskas apkalbėta? Workoutai iš workoutų. Laukia turbūt pagrindinė video, ten video bus daugiau paaiškinimų, ypač apie tos backrollus, crossoverius, kurio vietų čia dar gali būti klausimų. Iš workoutų aš nežinau. Daugam ten, sakau, kyla klausimai ten su tais tie breakais, kaip suprasti ten tą tie breaką. Nesukit galvos apie tie breaką. Jo. Jums tai čia daug neįtakos. Taip. Čia dalyvių ant tiek daug, kad stipriai nesumaišys čia. Susirašinėjau su Brilinga, kad iš tikrųjų šitos varžybos smagiausia bus stebėti sportą ir greičiausiai gal netrūkė. Labai daug kategorijų. Labai daug varžovų. Tai sportė 95 vyrai. Aš atskirai taip tai nelabai žinau, bet žinau, kad iš viso turim 270. 300 jau yra. A, jau 300? Jo, tai... Tai apie 300 atletų. Taip, visas kategorijos. Tai žymiai įdomiau yra bus žiūrėti labai didelį turnyrinę lentelę, nes tenais po kiekvieno workouto gali belė kaip keistis viskas. Aš sakau, čia tas, kuris išliks visuose workoutuose top 10, aukščiau viduriuko, top 10, jisai bus ant to. Tikrai taip. Čia nereikia stengtis kiekvienai laimėti, nes čia reikia nepralaimėti. Taip.
Jo, net elitai gal nelabai tas galioja, elitai tu gali leisti turbūt pralaimėti vieną workoutą dar ir išsikrapštyti, bet jeigu sporto rūkių kategorijų vieną workoutą pralaimė, taip stipriai pralaimė, tai jau greičiausiai viskas. Dabar yra taip padaryta, kad elitas ir sportas jie turi ne 6 rezultatus, o 7. Nes yra A ir B dalys. Tai vieniems tiem elitų yra bodyweight, o sportai yra skilse. Taip. Nice. Jo, tai workoutai yra labai didelis kiekis atletų. Variacijų buvo labai daug visokių prieš tai prirašyta, bet realiai rėmėsi arba į logistiką į inventorių, nes vieno hito metu starto 16 žmonių. Tai reiškia, beveik viso inventorius reikia federacijai dasipirkti. Per Enduransą startuos 36. Taip. Čia norėjau palikti, žinok, paslaptėlę. Jo, tai per Enduransą startuos labai daug, 36 sportininkai vienu metu. Tai todėl labai daug dalykų atkrenta bėgimas lauke, neaišku, ar bus plaukimas jūroje, kasimas 2 metrų duobės paplūdimy, nes neaišku, ar prilis ar neprilis. Tai labai tampa, ypač per 2 dienas, tokį didelį kiekį žmonių sutalpint, labai gaunas daug apribojimų. Tai labai daug pakito nuo to, kas pradžiai buvo planuota, kaip įsivaizdavau, ir vėliau gavos taip, kad kažkam tai bus volumo prasme užtektinai, kažkam bus per mažai, kažkam bus labai visi workoutai vos nesprintas, o kažkas judės iki pat visur tam kepo. Bet kas gerai, bus viena aikštelė ir viena transliacija, tai nebus taip, kad vienu metu vyks varžybos per 2 aikštelės ir negalėsit pažiūrėti. Tai visos varžybos nuo A iki Z bus prieinamos. Taip, pažiūrėti. Kaip workoutai tau, kaip apie savo vaikus galvoja? Džiaugiuosi, kad visi workoutai yra padaromi. Nėra vaikų, kurie atstovės ir kažko negalės padaryti. Tai dėl šito esu labai patenkintas. Gaila, kad netiek daug susirinko. Tai pagrindė, ten mano vaikai tarpusavy ir varžysis, kas irgi yra įdomu. Fainai, man irgi labai patinka workoutai. Ar vaikai bus kažkas, kas iš tavo vaikų startuoja sporto divizijai? Ne. Visi savo amžiaus grupėse lieka? Planavom permesti keletą, bet galvoju, šiais metais tegu jie sustartuoja savo kategoriją, bet kitais metais jau tikrai jau leisiu, manau, kad padaroma. Bus gerai. Neaišku, kas kitais metais, greičiausiai sakyčiau, kad yra sėkmingas renginys atletų skaičių prasme. Tai aš nepamenu, koks pernai buvo kiekis. 2. Tai šiemet, reiškia, pernai metais buvo Europos... Atsiprašau, 200 buvo pernai. Su Europos čempionatu čia sudėjus. Tai sakykime, tai buvo su kviestiniais, tai buvo toksai didelis rekordinis renginys, o dabar šiemet tik tais lietuviai, mes turim užsieniečių divizijose, bet mūsų Lietuvos čempionatas, rekordinis skaičius, tai sakyčiau, yra sėkmingas ir bus palikta tikrai ta rūki divizija, nes matom jos poreikį. Tai klausimas, kas programos jau kitais metais. Plus tai nėra super populiari lokacija, jeigu tai būtų Vilnius. Žinai, daug vaikų, pavyzdžiui, man skundėsi, kad jie sunku, žinai, nuvažiuoti 2 dienas pabūti kažkur nakvoti, čia tėvai turi vežti. Arba treneriai turi to apsiimti. Tai jeigu Vilnius, tai aš manau, tai kitais metais būtų dar daugiau. Arba Kaunas. Arba bus dar nauja lokacija. Nes aš nepamenu, ar mes kalbėjom per praeitą podcastą, reiškia, Lietuvoje yra labai daug naujų sporto centrų su gerom lokacijom, su apgyvendinimu, su infrastruktūra, ten baseinai, maniežai ir taip toliau. Tai kas padaro varžybas dar įdomesnės, bet ko tikrai reikia, jeigu kalbam apie tokį didelį skaičių atletų, tai tikrai reikia 3 dienų, nes į 2 dienas tiek sutalpint, čia jau gaunas, kad apsiribojam save su tam tikrais dalykais. Bet manau, kad turėtų būti gražiai viskas turėtų susižiūrėti. Čia bus gera repeticija pasaulio čempionatai. Taip. Kaip ir teisėjo, ir organizacijos, kaip taip ir atletams. Taip. Ar norėtum sudalyvauti varžybose? Atrodo, tiek daug veiklų, gali ir teisėjauti, gali ir organizuoti, gali ir tą aikštelę rinkti, gali ir kaip atletas, kad sunku visur plėštis. Ir kaip treneriai gali dar važiuoti. Workoutai yra faini. Tikrai, kai pasižiūrėjau, visai tokie padaromi, faini, vienintelis, ko nepadaryčiau skillso. Nes,
man dar kol kas neįkandama. Nežinau. Aš kaip pasirinkau nedalyvauti, susitaikiau, kad, nedalyvausiu, viskas. Jo, tai čia iš tikrųjų mūsų bendruomenė yra taip, kad kiekvienas nedalyvaujantis, jisai aukojasi dėl renginio, kad renginys įvyktų, kažkas turi nedalyvauti. Tai greičiausiai niekada nepamatysim Lietuvos čempionate visų. Tai Julius yra iškritęs pats pirmutinis, kuris prisidėjo prie federacijos visų veiklų ir yra atsakingas už ten begalę darbų. Tada metus ar 2 metus Matas Mačaitis irgi buvo prisidėjęs prie federacijos veiklų. Tai kažkas kitais metais turės pasiaukoti. Tu aukojas dėl vaikų, nedalyvauji varžybose dėl vaikų, kad juos lydėtum ir pasižiūrėtum. Tai įdomu, kas kitais metais. Aš šiemet nusprendžiau pasidalinti savo patirtim, tą, kurią padariau. Visi manęs vis klausia, kodėl tu savo norų, už savo lėšas važiuoji tokius renginius ir ten realiai nuo 6 ryto. Kalbam apie pasaulio čempionatą ir Europos čempionatą kaip teisėja. Tai teisėjavau. Tai nuo 6 ryto iki 10-11 vakaros dirbi realiai. Taip. Tam, kad atsivežti patirtį čia į Lietuvą. Taip, tai realiai, kad mūsų ta bendruomenė, kad jinai gautų geresnį tą kaip patirtį varžybinę. Taip. Nes buvau kaip ir atletė, tikrai esu apriekus ne vieną teisėją. Buvau ir žiūrovė, kur čia daro taip, čia daro kitaip, kodėl jiems skaičiuoja, kitam ne. Taip. Buvau teisėja, tai dabar galvoju reikia. Jo, ir šiaip dėl teisėjo, tai jau kalbėjom apie tai, kad norim maks pagarbos iš atletų teisėjams. Joks nesportinis elgesys bus netoleruojamas, kažkokie ten grasinimai, ginčiai, keiksmažodžiai, tai greičiausiai iš karto atletas bus diskvalifikuojamas. Taip, tai jeigu ypač su grasinimais, jeigu ten tikrai bus pagrasinta, kad bus sumuštas ar ten dar kažką, tai tikrai tokį sportininką be jokių diskusijų, be jokių perspėjimų, jisai bus išmestas iš renginio. Kilus kokiam ginčui visą laiką bus kviečiamas vyrteisėjas ir mes turėsim teisę nuspręsti, ar paliekam, gal tau nuo rezultato už nesportinį elgesį kažkiek nuimsim taškų arba iš karto diskvalifikuosim. Jo, tai aikšteliai teisėjas visą laiką teisus, jeigu turėsit kažkokių klausimų, ginčių, tai po workouto apeliuojat, rašot apeliaciją ir tada jau ginčytis. Aikšteliai tikrai, jeigu jums davė nuo repo, jums negražins tą repą, jau tai čia galit net nebandyti, čia bergždžias reikalas. Teisingai? Taip. Ir atletoms tai gausit dabar video apie workoutus, su flow, su standartais, taip toliau. Siūsim jums skriptą ir visą flow, kad galėtume dar pasiskaityti. Ir dar prieš workoutus 10 minučių, prieš kiek savo hitą gausit taip pat briefingą apie workoutus. Prieš išvedimą. Jo, tai su teisėjais nediskutuokit, neklauskit, ar aš čia dabar turiu daryti 10 metrų, ar čia turiu daryti prisitraukimą, ar čia stubarą. 5 kartus gavot briefingą. Teisėjas jums šito nebesakys. Teisėjai skaičiuoja repsus ir žiūri, kad jūs darytumėte tai, ką reikia, taisyklingai. Taip. Tai va. Ar klausimų? Viskas. Dar vieną darysim prieš. Nebepamenu. Apie hintus pakalbėjom. Apie, nebent susilauksim labai daug klausimų. Gal man maždaug taip, kad Q&A gali būti, kad atsiras. Ir statymus dar reikia paleisti. Statymus? Prognozės. Gerai, tai dabar, Paulina, tu sakyk elitą ir elitą. Rūkinės, nepasakysiu. Rūkinės, sakyk. Gal turi ir sporte, kas gali būti. Aš irgi šiaip turiu savo... Sporte? Favoritus? Jo, taip gal galvoju, kada turiu. Tuoj aš atidarysiu, bet Paulina, tu pirma dabar nuo elito. Gali nuo moterų, tada nuo vyro. Žinok, dar aš apie pačius atletus, aš šiaip net sąrašų neskaičiau. Nes man svarbiau yra kiekis ir kaip juos sudėti. Aš net nežiūrėjau pavardėm, kas dalyvauja. Gerai, tai aš susakysiu. Tai elitas moterys yra Eglė, Jurgita, Monika, Nadia, Olga, Rima ir Živilė. Top 3. Gali ne vietom, jeigu nori vietom, tiesiog top 3 podiumą. Top 3 podiumą. Manau, Olga, jinai turi skilsus tikrai, Rima.
nesakyčiau kuri, tai negalėčiau skirti. Eglė galėtų iššauti. Eglė dabar labai daug dirbo ant skilsų, tikrai mačiau, kad daug dirbo ir visus skilsus turi. Jurgita irgi turi. Bet Jurgitos aš nesu mačius. Mes matėm ją per komandinį čempionatą. Tai labai stipriai patobulėjo nuo tada. Labai stipriai patobulėjo. Ringmas lapus daro, barmas lapus daro, ploveris daro, antram eina lėčiau, bet tai aš sakyčiau, ta trečia vieta, tai tokia, kur... Trečia yra įdomiausia. Aš irgi manau, pirmą, antrą geriau su galva. Jo pasidalins Rimas Olga, o dėl trečios vietos tai ir Nadežda labai stipriai patobulėjo, ir Monika gali pasirodyti, ir Jurgita, ir Eglė, čia bus įdomu. Bet ir iš pirmos vietos viskas gali atsitikti, gali iškrist kažkas. Taip. Gali būti ir traumos, ir diskvalifikacijos, ir viskas. Realiai, jeigu tu vos ne endurance kažką, ten, nežinau, užsisvajojai, burpis ten netaip darė, ginčiais ten su teisėju, neklausai, kad tau nuo repų skaičiuoja, atsisėdė ir tu gali ką po pirmo intervalo užsibaigti, tau gali varkautas. Dar 7 yra įvertinimai, 7 skorai. Tai gerai, vyrų elitas, tai turim, aišku, ir čia užsieniečius, tai... Užsieniečių nieko nepažįstu. Latvis, Lenkas, Estą pažįstu. Pavel Poliakovskis, negali būti dar lenkiškesnis pavardės. Gerai, tai... Vienas Latvis labai įdomus buvo, matei? Pavardė Šudmalis. A, ne? Tai kas galvoja iš vyrų elito podiumas? Sakau, Matas, dabar ne eilės tvarka, tiesiog top 3. Matas, Danielius ir... Povilas. Ir Povilas. Šį laiką. Aš irgi sakyčiau Matas, Danielius, bet Danieliui reikia labai su galva. Mes kuo daugiau jam keliam spaudimą. Nes jis pernai buvo Danielį išmetu iš ketvirtas. Danielį išmetu iš podiumo, manau, kad bus... Paliks jį ant backrollų, kiek kabėt. Jo. Tai manau, taip, aišku, tai tik vienas workoutas, bet manau, kad daug vyrų ir tas pats handstand push-upai, jis gali net tiek daug taškų, net ir čia. Dabar ir aš išmetu Danielį. Tai manau, kad Kirilovas turi, jisai pirmą workoutą padarys gerai, antrą workoutą vienas iš lyderių, bodyweightas, manau, kad neblogai, ketvirtas skillsas, klausimas nežinau, miksas gerai, šeštas aišku, aukštas ir biški judesiai bus ilgesni, bet manau, kad vis tiek iš čia gali gerai parodyti. Tai Povilas, čia jau skaityk, kiek jisai buvo praleidęs, 1 ar 2 varžybas. Jo, metus gal nes. Jo, tai ant jėgos jisai dabar daug laiko sėdėjęs, tai jisai jėgos irgi tenais turėtų neblogai pavaryti. Nu, bus įdomu, nežinau, bet manau, kad Kirilovas, Matas, lyderiai, Gedas, Nugarytė, tai klausimas, Danielis yra su gimnastika problemų, Evaldas Rudzevičius gali, skillsai yra, nu, irgi jėgos irgi kaip ir turi, gali būti aukštai. Daugiau taip greitai. Žukas, Karolis irgi skillsus turi. Įdomu. Korsakas. Iš sporto praeitų metų. Tai jo nematėme elite, kaip jis juda, bet mačiau, kad sureagavo į skillsą, berods su širdutėm, tai jam, reiškia, patiko workoutas, tai greičiausiai irgi čia jisai nusteikęs, kad gerai gali pavaryti. Tai bus įdomu žiūrėti. Jo, tikrai. Dabar, kaip pakalbėti, galvoju, kad čia viskas aišku, bet ko gero, kuo toliau, to neaiškiau. Nėra taip iki galo aišku ir tam pačiam Matą vis tiek metom kaip lyderį, bet gali labai ten kažkuri dalis gali labai išmušti, prisirinkti tarpę ir gali ten tų
taškų prasme labai keistas. Jėgos varkauti gali užbaraninti, nepasnečint, bandyti sufėlinti, tada nepadaryti kliną ir viskas. Taip. Su clean jerku, tai čia tikrai nėra antiek saugu po snatcho miso, eiti prie sekančio svorio, galvoti, kad tu padarysi clean jerką. Tai va čia mano būtų rekomendacija visiems pabandyti prasisnečinti iki 100, tarkim, ir iškart 110 padaryti clean jerką. Čia galit nustebti. Šiaip čia neįprastas toks judesys. Taip. Sport female. Ten labai daug dalyvių. Daug, ne? Sakau, laimėjęs Aleksandrą. Gerai, aš neturiu, taip greitai nematau, čia bus irgi sunku gal pamatyti. Žiūranaitė. Labai well-rounded atletė, geros formos. Sport male. Iš 90. Tiesiog random. 94. Mindaugas Mikhailovas. Albertas. Jo, mes, sako, jis irgi ruošiasi į elitą, tai reiškia, lygis neturi būti geras jau, ko gero. Jisai vienintelis gal, ne vienintelis, bet vienas iš tų, kur į kiekvieną paskelbimą reaguoja, kad beliko geras varkautas. Be jokio negatyvo, belikaip gerai viskas. Gal šiek tiek trūko, sako Barmas lapų, bet toksai matos gerai nusteikęs. Ne taip, koks Brilinga visą laiką heitina viską, ne? Ne, Brilinga viskas gerai. Yra kas viską heitina? Yra, bet kažkokių ten turi pastebėjimų, tai ten to negatyvo ateina, bet manau, kad daugiausiai negatyvo pasilieka, manęs nepaliečia. Nedaina iki manęs. Tadas Grimelis laimės. Sakai? Skirmantas Klizas. Geroj formai. Geros formos, tiesa. Nu čia... Kuo daugiau dalyvių, to sunkiau yra. Kuo daugiau dalyvių, to sunkiau yra. Bet čia turbūt niekartą gyvenime dar nemačiau, kad būtų 94 atletė viena aktyvi. Wow. Mindaugas, mūsų... Nemanau. Nemanai? Endurance'as, manau, kad gerai. Guželis, endurance'as gerai. Jam jėga labai gali kirsti. Jėga labai kirs, labai daug įlys tarp guželio per jėgą, labai. Jurgaitis. Ismail Hamdi. Žinai? Ne, susipažinsiu. Užsienietis iš Maroko. Ir aš kas čia? Maroko ar Albanija čia? Žinau. Kažkur iš ten. Kaip čia jis atvažiavo? Nu, bus įdomu. Gerai, rūkė. Nieks neaišku. Visiškai neaišku. Čia yra tokia juodoji skylė, kad ten irgi susimaišys. Taip. Man tiek, kad... Tai varžybos gali būti dėl tokio didelio kiekio žmonių, gali kažkoks ir nemažas chaosas gautis. Dėl workoutų parinkimo turiu menį, kad gali būti kažkam labai per sunku, kažkam gali būti labai per lengva. Bet, sakykime, eksperimentiniai metai su 3 divizijom. Dabar gavo sportas pakeltas lygis, elitas jau tikrai elitas ir moterim be jokių palengvinimo. Rūkį, mano akimis nėra dideliai reikalavimai. Workoutais sunkus. Reikia daryti greitai, jeigu nori, bet padarome. Gerai, tai viskas. Jeigu klausimų nėra. Nepasiekė. Zima.